atėjus ten 20, 30, kartais net 40, nu nėra, kad mes čia kišam tą pirštą į užpakalį, ko čia visi vyrai labiausiai bijo ir moteris jau kaip ir eina link klimakso, nežinau, ir pamato, kad kokia katė, žinai, nu namuose prabėga ir tu, žinai, viskas, jinai pameta mintį ir viskas, realiai, nu, mes pradedam šitą žaidimą iš naujo. Didžiausiam priešui ten to nelinkėčiau, nes ten tokie aparatai, įsidedi varpą, užsidedi ir ten suki tokį tempimą, nežinau, kaip iš viduramžių. Ir jie yra, nu, tokie mačio, kaip povai, ten jau savo povo šokį šoka, bet kai reikia paskui glatavot merginą, tai ten būna bueno, ne, nieko gero. Nu ir supratau, kad čia irgi yra labai tokia gera niša, nu ir šnekėti apie penis irgi yra labai smagu, vis laiką. Legitimiai. Aš galiu sakyti apie darbą, aš neku. 21 ejakuliacija per mėnesį mažina prostatos vėžio tikimybę. Sveiki, paskutinė sezono laida. Prasidės vasara, eisim, atostogausim, poilsiausim, sportuosim. Šiandien pakalbinsim dar vieną urologą Martyną Stanionį. Deja, šį sezoną nekalbinsim moterų daktarų. Kitą sezoną pažadam, taip, nes... Moteris gal mažiau problemų. Mažiau serga, kaip pasakys daktaras. Serga pakankamai. Taip pat, ar ne? Vien pas urologus tikrai ateina daug moterų. Moteris pas urologus? Taip. Čia nėra vyro daktaras. Inkstus turi? Kiek žinau. Du, ne? Vienas parduotas. Šlapimtakius turi? Turiu. Šlapimo pūslę turi? Yra. Šlaplę turi? Yra. Nu tai va, urologų pacientė. O nėra tik tai vyrų toks, vyrų, kaip ginekologė, pavyzdžiui. Nu, vyrai pas ginekologę neina. Neina. Pas urologus ateina vyrai, todėl kad turi prie šlapimo takų prieina prostatą ir prieina sėklidės. Tai todėl vyrai eina pas urologą, bet kadangi visa šlapimo takų sistema priklauso urologam, tai moterys yra realiai 50-50 mūsų pacientės. Čia man irgi tokia naujiena buvo. Klausyk, Martynai, pamenu ilgai mes derinom tą mūsų susitikimą, man atrodo, žiemą pradėjom ten tartis. Jo, gal kokį vasario mėnesį. Jo, vasarį, tai kol susiderinom, tai vat, į paskutinę. Geriau vėliau negu niekada. Dar šitam sezonui. Jo, kažkaip ten kartą atsimenu tau rašiau, sakau, va, turiu tokią filmavimo datą, gal netyčia gali, sakai, darai penio implanto operaciją, aš teisingai pasakiau. Taip. Sau? Ne, savo tai... Savo. Aš suprantu, savaitėlis biški. Ne savo. Ir net ne draugui, ir ne kolegai. Jo, darom varpos implantą. Nėra, kad čia kiekvienas urologas daro. Ne todėl, kad ten nemoka, negali. Bet pas mus gal ir niša yra tokia pakankamai mažesnė. Yra kas išvyksta iš Lietuvos darytis, bet yra tikrai kolegų, kas darom. Ir nesakyčiau, kad tai kasdienė, bet kas mėnesį būna po kokį vieną kitą. Čia tokia sudėtinga gaunasi operacija? Priklausomai kam, žinai, jeigu yra ten pirmą kartą kokį darai, tai gali užtrukti geras keletą valandų. Rimta urologinė operacija. Kai jau paskui pabiškiai gundytos rankos, visien, greičiausiai tikriausiai visien įdedi per kokią 1,5 valandos, 2 valandos. Rimta, normali urologinė operacija. Ir to implanto paskirtis yra? Pagrinde mes dedam, tai faktas, kad sugrąžinti tą gyvenimo džiaugsmą seksualinę prasme. Nes dedam pagrinde tada, kai vyrai būna po prostatos operacijų, dažniausiai tai būna po prostatos vėžio gydymo, kai būna pašalinami nervai ir todėl sutrinka inervacija ir varpa negali pakilti. Paskui cukrinis diabetas, nedidelė forma, nekontroliuojamas, tada kardiologinės problemos, kaip, pavyzdžiui, nesutvarkomas būna ritmas, nepakankamai sutvarkomas spaudimas, tai tos erekcijos būna problemos. Ir kai varpa tai nėra pirmo pasirinkimo, varpos implantas nėra pirmo pasirinkimo gydymas. Pirmiausia, mes bandom su vaistais, su tabletėm, tada būna injekcijos, kurias tu leidėsi, pacientas dažniausiai pats, nežinau, arba partnerės paprašo, čia kaip jau pasirenka, tai leidžiasi į varpą. Ir jeigu medikamentiniai gydymai būna neveiksmingi, ten daro dubens stiprinimo pratimus, tai tada jau nulieka tik tais vienintelė išeiti. O čia brangiau operacija gaunasi? Pas mus Lietuvoje yra 2 rūšių implantai.
kurios gali pasirinkti, pas mus jų nekompensuoja, pacientas renkasi pats, yra vadinamas pusiau, kaip čia lietuviškai, jis pusiau rigidiškas, tai pusiau stangrus, pusiau kietas, nežinau kaip pasakyti, tai toks, kad paprašiau paaiškinti, įsivaizduokim, kad jį galima užsistatyti kaip ginklą. Jis būna pusiau link varpos šaknies, link gaktos dalies, jinai būna standi, tada per vidurį būna tokia kaip lenkimo linija, kurią tu kaip automatą, kaip ginklą kokį užsistatai ir galiukas pats būna vėl į varpos galvutį įeinantis. Tai čia toks pigesnis variantas, tai toks, atrodo, kad vis laiką su pusiau tokiu stačiu vyras bus, o ne? Čia, paprastai aiškinu, kad būtų. Tai jo kaina yra su operacija, su viskuo apie 10 000 eurų. Ir yra brangesnė versija, tai toks jau jisai daugiau mums duotų tokį natūralų pojūtį. Tai yra 3 dalių vadinasi varpos implantas, jisai yra pripučiamas implantas, tai varpos implantas, tai tas anas yra iš 2 dalių, tai kai varpa yra, tai yra 2 akytkūniai, per kurios priteka kraujas, tai ten įsideda vienas ir kitas ir tas būna rigidiškas. Čia abudu įsideda tokie irgi kaip vamsdeliai į varpą iš abiejų pusių ir kapšeliai įsideda toks, rezervuarėlis, tokia talpyklėlė, kur tu nori, kad tavo būtų, galėtum sakyti, noriu, parodysiu magišką triuką, toks tarp kiaušinių pasispaudė ir toks pakyla. Per kiek laiko? Ten nėra daug, nes ten nėra didelė ten ta talpa, ten aš nežinau, gal 10 ml kažkas. Tai išleidžia? Tu paskui vėl taip pačiai spaudė ir pasimė ir išleidė. Jo, atgal į tą patį rezervuarą. Jau šitas. Jo, tai va, tai. Bet čia jau tokio, tau duoda tą tokį potyrį, kad, tu turi tas kaip erekcijas, tai dėl to jis yra brangesnis. Tai va, tokie čia tie malonumai. Aš dar kažkiek ruošiausi savo pokalbį su tavimi. Žinai, žiūrėjau laidų, tai, tu man visai nepanašus į daktarą, žinai, aš suprantu, patreniruotės su draugeliu, su kuriuo galėčiau alaus išgerti. Kaip žmonėm atrodo, gal drąsiau ar kaip tik, kažkaip? Šiaip ačiū tikriausiai pirmiausia. Irgi čia, žinai, plot twistas, kaip paskui irgi sakysit, tai pas mus tas daktaras yra iš visur kitur anksčiau atėjęs, tas pasakymas, kad daktaras. Bet šiaip yra mes gydytojai, daktaras yra laipsnis, ne, tai čia nereikia atsiprašyti, čia daug kas maišo, tai čia šiaip. O šiaip, nežinau, aš dažnai susiduriu su tuo stereotipu, bet aš dar gal ir nuo studijų metų, kad aš anksčiau turėjau dar tokią kasytę, plaukus ten buvau susirišęs, tatuiruočių visą laiką, ne visą laiką, neatsimenu. Jau pabiškai daugėja. Jo, jau pabiškai daugėjo, aš pradžioje buvo, kad nesimatytų, paskui jau biškai paleidau ant tų rankų, tai aš Kauno klinikose pabaigiau savo rezidentūrą, studijas rezidentūrą. Buvo tokių momentų, kai gaudavai tokio kitokio dėmesio, negu tu norėtum. Atsimenu tikriausiai gal pačią pirmą savo interakciją, tai neatsimenu, ar buvau dar jau studentas, ar buvau rezidentas. Turėjau šitą pirmą, čia mano pirma šitą tatuiruotę, ne, pirmas čia ant pečių. Čia. Ir šiaip visa ranka buvo plika, nieko. Ir čia aš su pižama vaikštau, ateinu į priėmimą ir moteris tokia guli. Neatsimenu, ar buvo inkstų akmenligės epizodas, kad ją skaudėjo ir man reikėjo ją echoskopuoti. Dviklį užsėdu, pažiūrėti. Nieko baisaus. Aš užsėdu dviklį, ta moteris, jinai pradėjo dirbėti, gulėti ir jinai man pradėjo rėkti, išnyk, šėtonė, išnyk. Aš, nežinau, mes paskui aš taip galvoju, kad man čia psichiatrus kvies, aš nežinau, kas čia prasidėjo, gal jai alerginė reakcija ten į gėlį, aš nežinau, tiesiog pasimečiau. Ir jinai man paskui rodo, ten gulėdama į mano tą tatuiruotę ir sako, čia šitą, sako, velnias ateis ant manęs per šitą. Ok. Tai čia, mano tokia galbūt viena iš su tatuiruotėm įsimintinesnių tokių momentų. Bet šiaip aš tikriausiai save ir stengiuosi statyti taip, kad, galbūt, kaip tu ir minėjai, kad tokį kaip draugelį, aš darbe dažnai nubrėžiu tas ribas, kad mes kažkur, čia mes esame dabar pas mane darbe, mes galim gražiai bendrauti, aš visą laiką stengiuosi viską aiškiai ir paprastai paaiškinti, visus rūpimus klausimus atsakyti, bet galbūt nesuteikti tiek daug vietos ir erdvės, kad man paimtum, žinai, ten ir mano darbe, man paimtum ir pasiūlytum, einam, gal paskui alaus išgerti. Tai... Jo, tai va, vieną į stalą. Tai va, tai
Bet galbūt aš ir visą ten tą, nes visien pas mus pacientai, kaip pas urologus, jeigu ne privačiam kabinete, tai dažniausiai valstybinė įstaiga, sakyčiau, amžiaus vidurkis tikriausiai yra apie 60-70. Nesvarbu, vyrai ar moteris. Tai visien tas skaitykim vyresnė karta. Ir kai kurie jau būna galbūt nusistatę, arba įeina ir mane pirmą kartą pamato, aš sėdžiu toks su barzda, aš dažniausiai sėdžiu irgi be chalato, man nepatinka, aš sėdžiu dažniausiai su pižama. Ir aš dažniausiai iš karto nuo kokio bairio pradedu. Tiesiog, kad pralaužtos ledus, kad jiem būtų irgi nebūtų nepatogu, kad plius dar tas jiem kas veikia, ne tik, kad aš esu su barzda, su auskaru, čia su žiedais, ten kažkas su titruotėm. Kitas, kad aš visien jiem esu jaunas. Ta prasme, tai ir dažniausiai tas problemas pasakoja, kuriam galbūt nėra, kad pats momentas drąsiausias kalbėti. Ten vyrai apie savo vyriškumo kažkokį praradimą, moterys labai dažnai ateina, nes šlapimo nelaiko, ten po biškį ten myščia, kaip sakant. Tokie dalykai, kur galbūt iš moterų irgi nėra, kad jūs ten labiausiai norite ten diskutuoti, apie ten savo šlapimo nelaikymus ir kada kaip čia sustiprinti ten tos raumenis. Tai jie ateina pas mus. Tai tu turi įgauti irgi tą pasitikėjimą iš pacientų, kad jie jaustus komfortabiliai. O didelė tokia kaip konkurencija, daug yra urologų Lietuvoje? Šiaip mūsų kaip specialybė, tai nežinau, per visą Lietuvą gal geri 200, kažkas tokio. Tai čia nedaug turbūt. Nėra, mūsų daug tų specialistų ir nėra. Mūsų kaip stacionarų, kur stacionariai kaip ligoninė, tai dirbtų Vilniuje yra 3, Kaune 2, Klaipėdoje 2, Šiauliuose skyrius ir Panevėžy. Tai kiek čia išvardėjau, 8 stacionarai. Eilės didelės ar nelabai? Net čia stacionaras, kur tu nori operacijom, ten tom didžiosiam. Ten urologų tai ten yra visuose ir mažuose miesteliuose. Ten jie darbuosi, konsultuoja. Bet, nežinau, šiaip pas visus tikriausiai eilės yra, gerai, ten Santaros klinikas, šitas didžiasias mes jeigu atmetam, tai pas urologą eilė valstybinė įstaiga tikriausiai yra gal iki 2 mėnesių. Nėra, kad jau čia... Tai kaip ir akis patikrinti, gal net dar ilgiau. Kažkas tokio. Tai, bet dabar, kai mes turim galimybę, ten, jeigu norit važiuoti kuo greičiau, tai čia iš Kaune gali pasižiūrėti vizitus, ten visi paskelbti, tai galima pakankamai greitai. Pas mane būna kas sako, kad oi, čia pas jūs didelės eilės. Ne nuo mūsų kaip nuo gydytojų priklauso, čia nuo sistemos, bet kas nori, tai ten, sakau, atvažiuoja, aš pagrindai Vilniuje dirbu, Anykščiuose dirbu, tai kas nori, susiranda ir žiūri, kad jiem šeimos gydytojas išrašė ten siuntimą prieš 4 dienas. Ir jisai, jeigu tu netingi, sėdi mašiną, atvažiuoja ten į traukinį. O čia toks populiarus pasirinkimas tarp medicinos studentų? Urologija? Ne, nes mūsų vietų Kaune dažniausiai duoda kokią 1-2 ir Vilniuje kokią 1-2. Tai Kaune baigia apie 300 medicinos studentų, Vilniuje baigia apie 120-150. Tai mažas šitas procentas, yra buvę, kad ir neužpilo ten tų vietų, bet šiaip pagrindę sustoja. Nežinau, čia tokia, jinai pakankamai nišinė, tai tu dar turi suprast, kad tu visą laiką ir dirbsi su visais tais, kurie apie šlapimą kalbės, tu turi suprast, kad tavo darbas, literaliai mes labai daug šnekam apie penius, apie kiaušus. Čia mūsų darbo dalis. Erekcija tai čia yra galbūt, kas save užspecializuoja kažkur, bet visi ten tie bairiai apie mištukai, ten tiek daug yra ten tų mitų, kur, čia tikriausiai urologija dėl to, kad, jisai yra gėjus. Nebūtinai. Taip, tiesiog, tu pasirinkai tą savo specialybę, kiti pasirinka ginekologiją. Aš iš pradžių į ten norėjau. Mano pirmiausia, ten buvo noras, paskui kažkaip su kolektyvu sutarėm čia Kauno klinikose, labai fainas kolektyvas, susibendravom, pradėjau mokyti.
Nu ir supratau, kad čia irgi yra labai, labai tokia gera niša. Nu ir šnekėti apie penis irgi yra labai smagu visą laiką. tada- Legitimiai. Aš galiu sakyti apie darbą, šneku. Grįžtam tada prie organų. Aš tą minėjau, kad bus daug žiūrovų klausimų, bet gal va tokius porą, gal iš karto mes aptarkim. Tai Kad nusimesta, ne? jo, kad ir jiem ten būtų ramu, kad neprasukinėtų, žinai. Tai buvo toksai, daug labai klausė, kaip padidinti varpos dydį, koks dydis yra normalus, tai reikia juos nuraminti. Normalus pasaulyje ar Europoje, ar Lietuvoje, kur mes, žinai. Realiai, iš tikrųjų, tai pasaulinė ta tendencija, mes nuo pasaulio absoliučiai visiškai neatsiliekam. Pasaulyje vidurkis yra 13-14 cm, Lietuvos vidurkis yra 13-14 cm. Kad čia yra normali varpa. Per didelės varpos, tai čia mes jau kalbam, kas yra maždaug ten apie 20 cm ir virš. Moterim vienas dalykas, nes moteriai šiaip yra daryti jau visi tyrimai, darytis jau apžvalgos, metanalizės, čia ir psichiatrų, ir urologų, ginekologų. Moterim varpos ilgis, varpos tas storumas, jeigu jis nėra ten tas mikropenis, kur, aš nežinau, aš per savo klinikinę praktiką dar nei vieno tokio nemačiau, nes mikropenis tai yra mažesnis negu 8 cm erekcijos būsenai. Tai čia pirštas maždaug. Tai toks, gali sukelti problemų. Tai tokių, tikrai nėra, net ir Azijos šalyse, kur pas juos yra jau tai skaitosi tie mažesni, net ir pas juos nėra tai. Tai tikrai nereikia dėl šito nerimauti ir moterim dažniausiai yra nesvarbu. Čia vyrai dažniausiai yra. Gal vyrai labiau nori vienas prieš kitus, ne? Dažniausiai taip. Dažniausiai jo tai matavimasis. Kaip ten iš tikrųjų vyras, sakyk? Nu, ką aš žinau, kas per mažai yra blogai, kas per daug irgi blogai. Iš šito, kad irgi, jei galbūt palaikyti šitą tą pačią mintį, per daug, tai kurie yra, pavyzdžiui, 20-22 cm varpas, tai tie vyrai skundžiasi tuo, kad jie neturi, pavyzdžiui, pilnų santykių, todėl kad varpos neišeina net visos sukišti. Pavyzdžiui, visi galvoja, kad ten porno industrijoje, kur ten mums rodo kokios ten įspūdingos varpos, jos ten tiesios, jos ten, nežinau, ten falas, ne? Špaga, kalavijas, nežinau, Damoklo kardas, ten visą laiką brestantis pavojus, ne? Tai, ten yra tokios pat varpos, ten galbūt būna ten po 17 cm kažkas tokio, tiesiog, priklausomai nuo to, kaip kamera yra ten pasukta, kaip jinai supozicionuojama, nuo to, pavyzdžiui, elementarus patarimas, į namus, žinutė į namus, ne, vien nusiskutimas plaukų nuo gaktos srities duoda efektą. Priduoda maždaug iki 2 cm. Tai jau šitas vizualinis efektas jau kaip galima pasididinti, ne? Nes kažkokių magiškų ten tų triukų, kažkokių ten tų aparatų, kur ten, nežinau, tempimo, ten visokie laužimos varpo. O tai jeigu ten daug užsiemi ten seksu, ar ten, turėsime, kaip raumuo, treniruojamas nedidėja? Ne, nėra, kad taip didėtų, žinai, bet vyrai turi suprasti, kad normalias varpas pas mus tikrai turi. Vieną kartą gal tik tais esu turėjęs, kur priėmime atėjo pacientas ir, čia per budėjimą. Ir kažkaip, čia yra tas kušetė, visi taip atsigulė. Ir mes visien, nes jiem ten prašiau šlapinas, panašu ten į prostatitą, šlapimų pūslės uždegimą, šiek tiek šlapimas kaip ir susilaikė pagal jį. Ir čia kaip kėdė, kušetė, jisai atsigulė, čia yra echoskopas, čia aš kažką pasilenkau, gal pirštinės pasiimti. Ir aš taip atsisuku, nes aš pasakau, maikutę pasikel, kelintės pasileis, pasiruoš, mes viską apsižiūrėsim, nes žiūriu puslę, inkstus, viską prostatėlę. Ir taip atsisuku, čia kadangi tas kušetė ir pasinu varpą, tai tokia, blemba, keliai, tai tikrai su klikeliais ir taip, oho. O esi žmogus taip atguli. Ir sako, tai ne pirmą kartą taip girdžiu. Gerai, super, galvoju. Ne, pas jį net lūpų kampučiai nepakyla. Ta prasme, žinai, aš buvau nustebęs, žinai, nes aš atsisuku ir čia realiai mano, žinai, akių aukštį, žinai, toks, blemba, trečia koja, literaliai. Tai va. Jo, tai dar labai irgi klausė, tai buvo apie dydį ir paskui apie tas, deformacijas, apie ten, tarkim... Pasilinkimus, kreivumus. Jo irgi čia labai pergyvena. Tai
tiesios varpos, nežinau, gal būna pas kažką, tikriausiai galbūt būna, bet šiek tiek varpų palinkus į vieną ar kitą pusę, nedidelis ten tas lenktumas, toks, ką žinau, kaip pirštą tokį laikai, ne? Vieną kitą visiškai žemyn, čiučiut aukštyn, viskas yra tvarko, čia yra norma. Problemos atsiranda tada, kai jos būna, pavyzdžiui, būna pas kitus, kai kablys, vieną šoną į kitą pusę. Ta prasme, kai tu negali turėti lytinių santykių, čia yra viena problema. Kita problema, kai, pavyzdžiui, erekcijos metu pradeda ją skaudėti. Ta prasme, yra vyrai, kurie stengiasi tų erekcijų ir neturėti, nes pradeda skaudėti. Jinai pradeda lenktis ir audinius būtent varpai pradeda tempti. Tai toks... Ką tada daryti, ten kaip ten išsitiesina operacijos? Pagrindinė ties operacijos, jo. Bet čia irgi dažniausiai šitie jau tokie stiprus susilenkimai, čia yra vienetai pasaulyje. Dažniausiai būna pradeda lenktis, tokia pradedama sirgti Peyrono liga. Peyrono liga, tai jeigu kažkas, irgi kas klausys, kas girdės, gal kažkas skaitysis, atsiranda irgi nepriklausomai nuo amžiaus, atsiranda tokia Peyrono plokštelė, tai toks sukietėjimas ant varpos, nežinau, grūdo dydžio kartais būna, kartais didesnis, kartais mažesnis, tiesiog sukietėjimas, jisai, sakau, toks dažniausiai pailgas, nepriklausomai nuo vienos pusės priekio, ten šono, apačios ir nuo vietos nepriklausomai, pačiam viršui, pačiam apačioj per vidurį ant tos varpos. Tai būna, kad ten toks randas susiformuoja ir būtent per tą vietą ta varpa pradeda lenktis. Nes ten susiformavęs randas, jisai pradeda ją traukti. Tai va šituo atveju dažniausiai jau būna, kad jau mes čia niekaip nelabai padėsim, čia jau lieka tik tais vienintelis operacinis gydymas, tai būna, kad kiti išpjauna tą plokštelę, o kiti būna, kad priešingoje pusėje tada padarai tempimą, kad jinai tada atsilenktų. Bet čia sakau, čia tikrai vienetiniai atvejai, dažniausiai kas ateina ir klausia, tikrai yra ne vienas ir ne tik pas mane, ir pas kolegas, žinau, kad ateina, mes, pavyzdžiui, per konferencijas, tuos atvejus kažkiek tu visien aptari, nes yra toks, kaip pavadinkim visien, kaip paternas, kokie pacientai dažniausiai visien ateina. Tai tikrai, tas klausimas, ar pas mane ten tiesi varpa, ar čia normali varpa, ar maža varpa, ar ten didelė varpa, ar ten sėklidės mano pakankamos, ar nepakankamos. Tikrai ateina vyrai ir to klausia. Ir jiem atrodo, tu toks parašai, kaip, nežinau, kaip pažymėjimą, kad tavo varpa yra vo. Aš tampą bandau. Aš tampą uždėdį, super pasirašė, kad super varpa. Parneša varpa. Taip. Tai tikiuosi, kad nuraminti mūsų žiūrovai. Greta, paklaus kažką pasakyti. Gerai, o ką tu manai apie tos visokius preparatus, pompas, ten didinimus visokius? Tie didinimo aparatai, tai visokios pompos, tai jie tam laikinumui tai šiek tiek padidina, nes jie dažniausiai užsideda apie tos pompas kalbant. Tai užsideda toks varpos žiedas, ties varpos šaknim ir tu pritrauki pakankamai. Tai jis tuo pačiu ir erekciją sukelia. Reikia tik nepamiršti, kas dedasi, kad tą žiedą reikia nusiimti, nes paskui gali ir varpą gangrenuoti. Bet ten neuždidins ten tos varpos. Realiai suteiks jos maksimaliausią efektą, o yra ten tie varpos visokie ilgintojai, ten kur reikia nešioti, nežinau po kiek ten, po 6 valandas per dieną, aš neatsimenu ten tų skaičių. Tai ten aš didžiausiam priešui ten to nelinkėčiau, nes ten tokie aparatai, įsidedi varpą, užsidedi ir ten suki tokį tempimą, nežinau, kaip iš viduramžių tikrai visi yra matę ten tos visokios kankinimo būdus. O dabar čia savo norų, ar ne? Jo, tai yra vyrai, kurie sugalvoja, kad tai daryti savo norų, nes, realiai paprastai tai kalbant, tai kaip ir Arvydas Sabonį, kur kabindavo ten ant tų švediškos sienelės, kur tipo, kad tu kabėtum, kad tu prasitemptum. Tai čia irgi panašus ten. Tu tempi, tai ten audinyje prasitempia. Tai faktas, kad kažkokiu momentu tu ten išgausi ten tą vieną kokį centimetrą, bet kokia kaina, tai... Kenkia sveikatis, prašau. Kenkia sveikatai tie dalykai vyro. Tai aišku, kad kenkia, nes tai paskui tas gali būti ir erekcijos sutrikimas ir ta varpa apskritai gali nebepasikelt. Tai čia nuo to žiauraus, o nuo tų paprastesnių?
Tai jeigu tu nepamirši, pavyzdžiui, po pompos žiedo, ten, pompos, varpos pompos, nusim paskui ten tą žiedą, tai jeigu pamirši, tai sakau, gali likti apskritai be varpos. Bet šiaip ne, čia normalus, tai jeigu, pavyzdžiui, ten tos sekso prekių parduotuvės pardavinėtų kažką, kas ten yra žiūraus ir negalima, tai manau, kad jie nepraeitų ten to saugumo reikalavimų. Viską galima daryti, kas yra su sutikimu. Nes manau, kad čia jūsų irgi, net tie pašnekovai irgi turėjo apie tą patį sakyti, kad viskas, kas yra susijęs su seksu, legalu, su sutikimu, tai viskas yra galima. Jeigu tu darysi kažką ten be proto, tai tada dažniausiai kažkas beprotiško gali nutikti. O teko kada daryti kokią tiesinimo, ilginimo operaciją, kažkokiu tokiu, kur, kaip ir nėra realios problemos? Tas ilginimas, tai toks, dažniausiai ten mes įpjaunam raištį, kuris varpą prilaiko, tai ten iš to išgauni ten kokį 1 centimetrą, tai čia ir plastikos chirurgai iš tą daro, tai ten nieko kažko. O su tiesinimu, tai ir sakau, dažniausiai tai būna tas, kad čia irgi tos operacijos tokios, jos nėra pirmos būtinybės. Ateina, kažkam tas kryvumas ten kažkoks maišo, tai darom, kad mes į priešingą pusę dažniausiai, jeigu yra linkis ten, nežinau, į dešinę, tai tada mes kairiai pusę sudarom kaip tempimą, kaip kokie inžinieriai, ne? Na gerai, o atvirkščiai nebūna, kad man tiesus nepatinka, aš noriu, kad būtų taip, pavyzdžiui. Ja, pačiar užsisuka dar. Ne, kažkaip dar to, kad dar toks... Kad with a twist toks, arba kaip kiaulė sodegytė, kad susuktas buvo. Šiais laikais, tai dar, man atrodo, dar bus. Dar nepribrendom. Tai nebūna tokių, kad... Tai rezinė, rezinė pompos dar, bet su tais jau ten kitais tempimais. Kas nori, tai feel free, čia, žinai, jeigu randat kur nusipirkti, jeigu jums patinka, toks čia yra gal jūsų fetišas, tai naudokit, bet atsiminkite, kad kažkurio momento galite atsidurti vienam iš mūsų priėmimų su manim ar kolegom. Mes senoj savo laidoje kalbinom vyresnį urologą, Balį Dainį, gal žinot? Tai faktas, čia mes kaip urologai visi tai žinom. Jo, bet kartais aš kiek klausiau, tarkim, tavo laidų, kiek jisai, tai daug yra tokių nesutapimų, tarkim, jisai vienaip sako, jūs tu kitaip. Bet mes pavadinkim jau esame ir skirtingos kartos. Mes jau turim ir tas skirtingas mokyklas ir nėra, kad mes iš tos pavadinkim mano mokyklos ar kas mane mokė, nes jisai dar pavadinkim dar vyresnė ten tą kartą. Tikrai jisai daug žinių žino bet galbūt ne viską reikia įsijungti kritinį mąstymą ir viską įvertinti taip, kaip ir pačiam žmogui atrodo. Tai čia galbūt tikriausiai yra einama link to, kaip mes žvelgiam į, nežinau, vaistų vartojimą ar visokias psichologinės problemas ir apie pačią apskritai galbūt vyrų psichologinę sveikatą. Čia link šitas tikriausiai yra mintis, ne? Nes, kaip, jis gal griežtesnis jisai šituo atveju, ten, kokie čia pas vyro, čia gali, kokie nori, kokie čia gali būti depresijos, bet žinant dabar, taigi labai daug jų eina pas terapijas visokias. Tai aš irgi, jeigu pas mane ateina ir pacientai, ir jie dažniausiai sako, irgi įsvertinam, ar žmogui yra erekcijos problema ar libido sumažėjimas. Nes erekcijos problema... Vienam tabletė, kitam gal kitką reikia, ne? Jo, su libido, tai visą laiką aš jau pasitariu, aš jau juos konsultuodamas sakau, kad, bet kokiu atveju aš jums duosiu siuntimą nueiti ir pas psichiatrą, ir pas psichoterapeutą, pas psichologą. Nes sakau, jeigu pas jūs potraukis yra sumažėjęs, kažkur yra kažkas gyvenime pamesta. Nes dažniausiai tie, kurie, pavyzdžiui, potraukis yra sumažėjęs, jiem, pavyzdžiui, masturbacijos metu viskas yra tvarkoje. Jie, pavyzdžiui, galvoti apie kitas moteris visiškai laisvai gali, jiem yra tas noras. Tai reiškia, kad kažkas pas save asmeniniam gyvenime galbūt yra problemos. Tai čia mes galim gerti, kiek tik tais norim ten tų vaistų, tablečių, bet šiaip mes efektą gyvenime tai turim. Prasme, čia nėra kažkoks sutrikimas iš būtent fiziologinės pusės. Jeigu mes turim norą, pavyzdžiui, akis nori, bet aparatas neveikia,
Tai irgi, pavyzdžiui, kai kuriem pacientam, tai sakau, o kodėl jūs atėjot pas mane? Ta prasme, kaip pasirodo, viskas tvarko, aš galiu pabandyti jums parašyti tabletę, bet, pavyzdžiui, erekcijos sutrikimas, erektilinė disfunkcija, kai varpa prašiau pakyla, tai ypač jeigu tai yra jaunesnis amžius, tai reikia nepamiršti, kad gali būti kardiologinė problema. Nes mes sakom kaip urologai, kad varpa yra širdies tokia, pavadinkim, antena. Jeigu jaunam amžiui, tai mes jauną amžių maždaug imam iki 50 metų, jeigu atsiranda erektilinė disfunkcija, tai gali būti, kad maždaug 3-4 metų laike vyrą ištiks miokardo infarktas. Tai dėl to, kad širdies koronarinės gyslos, širdies kraujagyslės, kurios jų spindis yra apie 3-4 mm, varpos arterijos yra tarp 1-2 mm, tai maždaug 2 kartus plonesnės, 3 kartus plonesnės. Tai reiškia, kad aš pirmiausia gal pasakysiu, gal tu ponas nueik pas kardiologą, pasitark, kaip tokį spaudimą sutvarkyti. Dažniausiai būna šitie vyrai pas kas yra, pavyzdžiui, cukrus padidėjęs, ten cukrinis diabetas, neretai būna antsvoris, tai šitus dalykus. Tai čia irgi, nėra, kad čia mes vaistais turim dalykų šitus visus koreguoti. Tai susitvarkus, pavyzdžiui, visą svorį, tai ir spaudimas dažniausiai susitvarko ir cukrinis diabetas kažkaip dingsta. Tai kaip ir galima spręsti visas problemas, tikriausiai pradedant spręsti nuo pagrindo. Tai ir einant link to, kad ir vyrai turi tas psichologinės problemas, vyrai dabar gali labai drąsiai ir perdegti, vyrai labai daug dirba, mes visą laiką visi tai žinom. Nebėra taip, kad pas mus čia jau ten, nežinau, vyram verkti yra nevyriška, kaip čia, blogai pasakiau, gerai pasakiau. Tai yra normalu dabar rodyti ten tas emocijas. Tai jeigu tu persikrauni, jeigu tu užsistresuoji, jeigu tu kažkur pameti save, tai paskui ir visi galvoja, kad pirkti ten tą raudoną, kaip ten, kabrioletą, palikti žmoną. Jo, tai kad čia yra tas sprendimas, bet dabar irgi pastebėjom tai, kad šitas problema, pavyzdžiui, sprendžiasi kaip Amerikoje sprendžiasi, kur yra ir pakaitinė testosterono terapija, kur čia nereikia jokių ten tų, brandais kalbant, ten visokių viagrų, o pakelti testosteroną, jeigu jis ten vyras ir, pavyzdžiui, sportuoja, sveiką gyvenimo būdą veda, tiesiog, kad daug dirba ir tiesiog, išsibarsęs. Tai čia galbūt irgi pasikėlus tą testosteroną, vėlgi jo problemas galbūt sprendžiasi. Bet jo, aš pirmiausia, tai tikriausiai pradedu su tais paprastaisiais gyvenimo būdo pokyčiais. Ir neretai būna, kad ar pats pakonsultuoju, kiek įmanoma, pabandai paieškoti ten, kur čia yra tos problemos, arba siunti pas kažką iš... Ir tada tik tai jau paskui galima tabletę vos. Realiai, nes tu tik tais tą simptomą išspręsi, bet realiai pačios priežasties neišspręsi. Tai visiems kažkada turėsi susitikti su tais savo vidiniais demonais. Tai dar grįžtant prie erekcijų, atsiprašau, kad pertraukiau, jeigu ryte atsikeli ir jau tau nebeatsistoja, tau reikėtų tai pas daktarą ar ne? Vienkartinai ar pastovi? Tarkim, aš nežinau, čia ne man. Ne, draugas klausia. Draugas sakė paklausti. Taip. Ką aš žinau, jeigu Kassandra. Kassandra tai jau irgi galbūt būtų toks sunerimti. Bet čia turėtų kas rytą, ne? Gal yra skirtumas, ar vienas atsibundi, ne vienas? Čia tas irgi. Labai daug skirtumų. Bet ir tu vienas šiaip atsibundi, nes erekcijos būna naktinės ir tos rytinės pagrindė, nes yra tikrai vyrų, kurie nubunda, pavyzdžiui, naktį, pavyzdžiui, 1-2 valandą nakties, tu nubundi, kaip pavadinkim šnekant, su stajako, ne? Ateik čia. Jo, tai šiaip erekcija per naktį būna tam, kad jinai būna to REM būsenoje, kai mes sapnuojam. Ir ten priteka kraujo tam, kad varpa šiaip nakties metu netrumpėtų. Tiesiog, varpa pati aprūpina save krauju, nes, pavyzdžiui, vyresniam amžiui, kai varpos paskui nebenaudojam, nebeturim lytinių santykių, nebėra masturbacijos, varpos dėl to vyrų paviškai trumpėja ir sumažėja. Dėl to, kad tiesiog nebenaudojama. Tai va, o tam, kad naktį mes pratemptume, tai varpa, pavadinkim, pati save treniruoja.
Tai... Bet nežinau. Jo, tai va, tai... Jo. Išmanioji varpa, tai... Išmanioji, jo. Tai rytinės ten tos erekcijos irgi, nu tai jeigu, nežinau, ten, čia yra epizodas dabar, nu nežinau, vyrai ten kokį 40 metų ir jisai, nu ką žinau, vienkartinai ar ten kas antrą dieną, bet, nu nežinau, čia jo periodas gyvenime 2 savaičių koks, kur, bet jisai ten, nežinau, kokį savo ten autoservis atsidarinėja, ar ten, nežinau, kažkokių ten prisėmęs paskolų, ar ten dukrai vestuvės organizuoja, nu čia kaip pavyzdys, aš kuriu. Tai tokiam vyrui gali būti, kad jisai turi rytinių erekcijų neturės, nes jisai bus ant tiek užsistresavęs ir pas jį bus ant tiek yra vidinė ta įtampa, kad, nu, tai yra norma ir paskui viskas tikriausiai kaip praeis, ir paskui viskas ir sugrįž. Bet jeigu, nu, tu matai, kad tai yra, nežinau, pusės metų laikė, kad, nu, tu viską darai, tai jau tada tikrai čia reikėtų sunerimti. Todėl, kad rytinės, pavyzdžiui, irgi tas erekcijos yra labai geras mums dar rodiklis, jeigu, pavyzdžiui, erekcijos pasilpnėja. Nu, vyrai tikrai būna, pasako, ateina, nu, aš turiu erekciją, bet nu, nebėra, nu, netokia tvirta. Nu, trūksta, bet, nežinau, buvo 100%, dabar 80%. Tai čia, jeigu šitoje vietoje galima irgi skirti tą medikamentinį gydymą, nu, tais vaistais, ir jisai yra efektyvus tol, ir jisai bus efektyvesnis tol, kol yra rytinės erekcijos. Nes kai yra rytinių erekcijų sumažėja arba jų nebelieka, reiškia, kraujotakai varpa yra pakankamai stipriai susilpnėjusi. Tai reiškia, ką mes su vaistais aktyvuosim, kai ten, nu, nuo bueno. Tai va, tai. O pavyzdžiui, jeigu, tarkim, sekso metu vyras kažką pagalvoja apie darbą, kažkokį, nu tiesiog. Ir varpa suglemba? Tai čia man yra buvę, ypač oralinio būdu, žinai, kažką biškai užsimastai, ten kokį ar darbą, kad čia kažką reikės padaryti, o žiūri, kad čia reikia grįžti. Taip. Problema yra spręstina ar ne? Čia normalu, nu, ta prasme. Tai reikia... Jeigu pastoviai užsigalvoja. Jeigu tai nežinau, gal tada čia, žinai, ir antrą pusę kažką, žinai, galbūt netaip daro, kad, nu, žinai, tu ne apie ten galvoji, žinai. Arba, nu, su tau, žinai, nu, taip irgi pagalvok, jeigu tau, tu sugebi susijaudinti, nu, pasiekti erekciją, pradedi turėti santykius ir tu užsigalvoji, nu, nusimuši. Bet paskui, žinai, čia irgi klausimas, ar tu paskui sugrįžti, ar nebesugrįžti į tą žaidimą. Nes jeigu nesugrįžti, nu tai yra ši problema. Reiškia, psichologinė tokia gal. Čia dažniausiai būna psichologinė, nes irgi per daug didelė būna ta įtampa gyvenime, kad, nu, tave toks dalykas gali taip, žinai, išmušti. Nes neretai būna, kad, nu, tikrai, čia, aš manau, kiekvienas yra susidūręs su to, kad, nu, tas susijaudinimas kažkur pradings, nes tu, nu, užsigalvoji, nežinau, net elementariai turi normaliai santykius ir čia nepriklausomai nuo vyro, nuo moters. Gal vyras, moteris guli, nu, ta misionieriaus poza, vyras galbūt ant viršaus ir moteris jau kaip ir eina link klimakso, nežinau, ir pamato, kad kokia katė, žinai, nu, namuose prabėgus. Ir tu, žinai, viskas, nepameta mintį ir viskas. Realiai, nu, mes pradedam šitą žaidimą iš naujo. Ir tu... Nusimuša. Taip, nu, tu nusimuši, nes tu realiai nusikoncentruoji į tą įdėmesį. Ir čia, nu, nuo šito, žinai, nepabėgsi. Tik tai sakau, labai svarbu vertinti, ar po šito tokio minties pabėgimo, žinai, ar tu sugebėsi išlikti žaidime, nu, ar, pavyzdžiui, tau visai ten nusileis ir jisai visai nebepakils, ar tu galėsi, va, irgi, kaip ir ta moteris po prabėgusio kaisno, kad tu galėsi per naują, žinai, vėl viską ištransliuoti. O, pavyzdžiui, terapijos vyram gali padėti erekcijos sutrikimo klausimais, ar ne? Gali. Nes mūsų prieš tai pašnekovas sakė, kad kaip ir ne. Na, irgi reikia labai stipriai vertinti, kas, pavyzdžiui, yra erekcijos sutrikimai. Nes yra erektilinė disfunkcija, kai varpa, nu, jinai va, yra nepilna, nu, tas nėra pilna. Čia nėra, kad varpa visiškai nepakyla. Nu, tai čia yra mirties taškas. Tai mes, žinai, tada mes arba turi būti vaistai, arba leidžiami vaistai, arba varpos implantas. Nes čia mes vėl apie virusą nešnekam dabar. Tai
neretai, vat ir sakau, būna tas, kad tavo erektilinės disfunkcijos būna iš per didelio ten streso, iš galbūt žalingų gyvenimo įpročių, ten tas pats rūkymas, ten cigaretės, per daug darbo, nežinau, galbūt santykių kažkoks nepastovumas, ten ėjimas į kairę, nežinau, galbūt svingeriavimas, galbūt nesutarimai su savo antra pusė. Galbūt kažkokia šiaip įtampa namuose, galbūt ten statybose, darbuose, bet kur. Nu, tai visus šitus dalykus, žinai, iš terapijų, jeigu išsišneki, jeigu tu išsigrynini, būni pats tiesus prieš save, prieš savo ten tą antrą pusę ir galbūt dėl ko tu apskaitai nori spręsti šitą problemą. Nes, sakau, labai dažnai pas mus įsivertinam, kur yra erektilinė disfunkcija, jeigu, nes mes čia šnekam apie vyrą, jeigu jisai žiūrėdamas, pavyzdžiui, pornografinį filmą, jisai susijaudina, jisai gali pasimasturbuoti, gali ejakuliuoti. Tai kur čia yra tada problema? Tai per daug žiūri. Ne, tai galbūt per daug žiūri, bet yra kas propaguoja ten kartu porose žiūrėjimą. Realiai ir pats pati pornografija, jinai maišo realiai tik tais tada, kai tai maišo santykiam. Dabar prasme, nes taip, ir prostitucija tai yra pati seniausia pasaulio profesija. Pagalvoti apie kitą žmogų, mes pagalvojam, gražus, negražus žmogus, ir ar traukia, ar netraukia, mes turim monogamiškus santykius ar kažkokius kitokius. Mes visiems pagalvojam, mes vertinam. Dėčiau arba nedėčiau. Taip. Tai va, tai žinai, tai va, per šitą prizmę, jeigu tu supranti, kad tu šitaip gali vertinti, žinai, ir kad tavo kažkokia ta problema atsiranda iš to tavo užsispaudimo, jeigu tu fiziologiškai visą kitą gali padaryti, tai manau, kad sakau, pirmiausia, tikriausiai galima pradėti nuo tų kažkokių vidinių demonų sprendimų. Aš taip galvoju. Tikriausiai, tiek žmonių, tiek problemų, tiek sprendimų. Taip, visi skirtingi. Ką dar reikėtų gal turbūt apie testosteroną pakalbėti. Kokius reikėtų, tarkim, papildus vartoti vyrams, kad išlaikyti ten jį, žinau, kad cinkas labai gerai, ne? Žinai, visi, čia tas vieno kažkokio, nes testosteronas dabar yra apskritai labai ant bangos. Dabar čia yra jo, tas pavadinkim, trendas, auksinis laikas ir čia, bet turiu dėja nuvilt, kad, žinai, vieno kažkokio preparato nėra. Ir ten, kad kažkas reklamuoja, kad čia yra pats geriausias dalykas. Dėja taip nėra. Cinkas gerai, selenas gerai, visi multivitaminai yra gerai. Visien mes prieinam visą laiką prie to, kad turi būti apskritai subalansuota mityba, pakankamai skysčių vartoti, vėlgi grįžtam, kad ir to streso kiek įmanoma susimažinti, būtinai tas fizinis aktyvumas. Tai va, ir reikia pasidaryti tą testosteroną, žinot, koks jisai yra. Ir reikia testą pasidaryti ir paskui žiūrėti ant tavo įkeltą. Jo, tikriausiai, nes irgi čia labai tas sumažėjęs testosteronas, jisai gali būti ir prie tų visokių depresyvių minčių ir visokių liūdnų emocijų. Nes kada yra sumažėjęs testosteronas? Kai sumažėja libido, kai padidėja nuovargis, kai atsiranda energijos stoka ir sumažėja visa motyvacija šiaip gyvenime. Tokios kaip ir viską, ką išvardėjau, kaip ir atitinka ir depresijos tą sindromą. Tai va, bet jeigu pasidarius testosteroną pasimato, kad to testosterono yra pamažėjimas, tai galbūt būtų galima jau kreiptis ar ten į mane, ar į kolegas, kažkas, kas galbūt padėtų su to testosteronu tvarkytis. Tik tais irgi reikia įvertinti, kad tos normos yra tokios. Galbūt reikia pasirinkti kažką iš gydymo įstaigų kaip normą, nes ten pasiimus kulturizmas.net, kur yra nuo 50 iki 100 ten ta norma. Irgi madoju ten leistis, ten tos visus... Tai va, tai... Nėra labai gerai. Jeigu su priežiūra, su viskuo, tai... Bet ar daug daro su priežiūra, ar daug savamokslių tokių? Tai labai daug savamokslių. Tai pas mus galbūt dabar tai po biškį ateina, kadangi numato kaip Amerika, kaip ten vakarų Europą, jau su to pabiškai gyvena, kai yra kas skiria ir mes yra kas ir iš mūsų, ir iš urologų kas skiria, ir iš endokrinologų skiria, pas moteris yra kam irgi testosteroną skiria, ten kaip tiek leidžiama, tiek gelio pavidalu, nes pas moteris irgi testosteronas yra. Tai jeigu tu visą tai darai atsakingai, tai tavo gyvenimo kokybė, jinai automatiškai kyla visiškai viršų. Čia kaip moterim yra ta perimenopauzė, menopauzė,
Tai pas vyrus tai vadinasi andropauzė. Tai kai sumažėjo to testosterono kiekis, tai dėl to čia ir juokavom prieš tai, kad vyram, kada mes pagrindė skiriam tą pakaitinę hormono terapiją vyram, testosteroną papildomai kada skiriam, gelis, ten sakų leidžiami, realiai pagrindė, kai vyram yra kokie 40, 45, 50, sumažėjęs tas testosteronas, ta nuotaikų kaita, kaip tu gyvenime, kaip ir viską atrodo pasidarėjau, vaikai paaugo, jau tu čia ir versluose, dažniausiai visi jau tose geresnėse pozicijose būna, jau ir savo namus, galbūt dar kažkur ten, nežinau, Nidoj, Palangoje dar kažką dar turi. Ir kažkas, dar kažkas yra ne taip. Kaip tu, pavadinkim, tas stogas biškai pradeda kažkas šiuošti, jau ten, nežinau, ir visokius padėlius išbandai, golfą žaidži, ir į salę eini, ir plauki, ir ten maratoną, ir Hairoksą, jo į Varšuvą, jo į ledo vonės dar eini. Ir pažiūrė, va tokiam paėmė. Ne, tai stovi, bet dėl to, kad kraujotaka, žinai, gera, bet to, kaip vadinkim, džiaivo, tokio polėkio gyvenimui, žinai, nėra. Ir paėmė jam paskiria net ir mažiausiam, minimaliausiam dozėm tą testosteroną. Ir jiem atrodo viskas sustoja vietas. Čia kaip ir pas moteris dabar pakaitinė hormonų terapija, tais estrogenais mažom dozėm. Irgi tai yra labai trendinantis dalykas, kuris pakankamai gerai pradeda dabar sutvarkyti ten tos visus simptomus, tos visus prakaitavimus, visokius ten svorio augimus ir, tiesiog. Tai kas pirma atsitinka, ar libido sumažėja, ar testas nukrenta? Dažniausiai testosteronas šiek tiek pakrenta. Todėl, kad čia galbūt testosterono sumažėjimas yra kaip jo paskui išeiga yra tas libido sumažėjimas. Tai va, tai pakeliant testosteroną, paskui tas visas... Turi atsistatyti. Gal yra koks nors maistas, kuris pakelia, tarkim, testosteroną, kaip jūros gerybės, austrės, pavyzdžiui. Čia tokie kaip afrodiziakai, kur ten mes kalbam. Bet irgi, ar jie veikia? Ten irgi ten... Buliaus jau. Tai ten paskui jo, buliaus sėklidės, čia yra paskui... Šiaip apskaitai visoje liaudės medicinoje, čia ypač daugum šnekam apie Aziją, kaip skirtai visų sėklidžių valgymas, bet kokių ten buliaus, ožkos, avino... Ožkos. Ožio, atsiprašau. Ten kiaušidės būtų. Tai anksčiau buvo manoma, kad viskas kelia testosteroną, nes buvo manoma, kad ką valgai, tas ir gerėja. Tai čia yra mitas. Nėra kažkokio vieno ten to, vėlgi sakau, maisto ten to, kuris gerintų. Bet, sakau, pilna vertė mityba ir works like a charm. Tada dar yra vienas klausimas, kuris mane ir asmeniškai neramina. Profesorius sako, kad vyras maždaug gali 12 000 kartų per gyvenimą, ta prasme, ten tų orgazmų turėti ir paskui... Orgazmo ar ekuliavimo? Ekuliavimo, aš kaip suprantu. Tai va, nes orgazmas ir ekuliavimas yra skirtingi dalykai. Orgazmas vyksta galvoj, ejakuliacija yra sėklos išsiveržimas iš varpų. Vienu žodžiu, pabaigimų. Šūvio, ne, kontrolinių. Kad tai žiūrovas suprastų, Tai va, aš esu kitos nuomonės. Gerai. Čia... Tai va, bet, čia va, sakau, profesoriaus tai nuomonė, tai aš gerbiu, bet aš manau, kad čia iš tos, vadinkim, anos mokyklos, kad čia galbūt daugiau filosofinis ar toks kultūrinis pamąstymas šitų klausimų vien tai, kad buvo manoma, vis dar yra manoma, nes gal ir pagal religijas, kad tu atiduodi energetiškai dalį save, su tuo dalyku, su ekuliatu. Bet šiaip, spermatogenezė, spermatozoidų gamyba vyksta pas vyrą 2-3 mėnesius, realiai visą gyvenimą. Ir vyras 70 metų, 80 metų pas mane ateina ir prašo, kad būtų erekcijos vaistų, nes jisai nori dar rekuliuoti, dar turi lytinius santykius ir tai kaip du mūslant. Bet, ir jisai turi tos santykius ir čia ne banko sąskaita, kad jinai kažkada pasibaigtų. Ten kas 2-3 mėnesius visiškai pilnai nauja spermatograma, tas spermatogenezė įvyksta, naujos spermatozoidai susigamina ir tai vyksta, realiai visą laiką. Tai, sakyt, kad yra kažkoks tas, būtent ejakuliatų kiekis per gyvenimą, kiek mes galim jų turėti, aš manau, kad
čia yra, nežinau, kažkoks mitas. Tada aš tavim tikiu. Kraujas turbūt, nu, jis atsinaujina ir viskas. Taip, taip. Nepadarysi. Taip. Vis tiek, kol tu gyvas, jis atsinaujins. Nebent kažkoks sutrikimas. Pas moterį yra tas, kad jos gimsta su kiaušialąsčiu tam tikrų kiekiu. Ir paskui, nu, viskas ten pasibaigia. Nu, bet ten irgi, tų kiaušialąsčių, aš nežinau, kiek ten tūkstančiais, ten 100 tūkstančių visien yra. Nu, tai čia mes visą pasaulio populiaciją galėtumėm ten, nežinau, kiek kartų prasukti dar. Tai va, o pas vyrą, nu, sakau, nu, aš bent taip galvoju, iš kokios prizmės galima buvo sakyti, kad, nu, yra tas ribotuvas kažkoks, bet sakau, nu, nežinau, kaip mediciniškai būtų galima tai paaiškinti. Nes... Ir čia skirtingi gal dalykai pas moterį, tai dėl pastojimo yra ir jį gali užsišaldyti ir vėliau... Vyras irgi sperma gali užsišaldyti. Mes irgi... Bet jis ją panaudos tik tai apvaisinimui, o ne savo įsidės. Nu taip. Vėl skirtinga paskirtis visiškai čia, tai arčiau pas vyrus yra vis tiek gal arčiau kraujo, o pas moteris tai toks... Ne, nu, pas moterį, tai vyras, va, dabar galvoju, Alas Pacino, man atrodo, savo paskutinį vaiką susilaukė 80 metų dabar buvo. Tai va, tai, nu, sakau, sperma veikia full on ir jeigu jinai yra gera, nu, tai ir galima ten su tuo ir nuveikti dalykus. Tai gal uždarant tada testosterono temą. Aš jau ramus, jau viską geras savaitgalis laukiu. Operatorius, matau, šiandien nerimsti. Šovė kažką jau. Gerai, rimtėjo. Kada reikėtų, tarkim, ar gal kokie požymiai turėtų būti, kad tavo testosteronas tau krenta, arba jau, kad reikėtų eiti išsitirti, vat, jo tą kiekį, vat, nu, kokie ženklai turėtų būti? Nu, šiaip tai čia toks off-label, nu, ne pagal gal taisyklės tai dalykas, tai bet mes čia irgi su jaunesniais kolegom irgi urologais, tai sakom, kad, nu, jeigu vyras turi galimybę, tai nu, kokių ten, nežinau, 35-40, tai kaip dabar kraujo tyrimus rekomenduojama pasidaryti, nu, paimti ir pasidaryti tą testosteroną, kad sekti. Tai va, nėra kažkokios galbūt ten tos vienos gairės, pavyzdžiui, ten yra tas PSA tyrimas dėl nu, prostatos specifinis antigenas, dėl prostatos vėžio, tai jeigu kažkas sirgo iš giminės, tai nuo 45 programą, šiaip nuo 50, tai su testosteronu nėra kažkokio, bet kada galbūt būtų ir, sakau, verta susimastyti, kaip jau prieš tai ir minėjau, jeigu atsiranda tos kažkokios depresyvios ten tos mintys, jeigu, nežinau, motivacijos ten yra stoka, jeigu, nežinau, to paties apetito, nu, jeigu viskas susideda, jeigu ten eini, pavyzdžiui, į sportą ir ten tas pats ir nėra ten jėgų, nėra viso to polika, tai ir maždaug yra apie 40, nu tai gali būti, kad jau prasideda šitas gyvenimo džiaugsmas, kur, nu, galbūt nereikia skirtis dar su savo antra pusė, gal pagyventi ir... Nieko čia baisaus, viskas sutvarkom. Jo, tik tai svarbiausia, nebijot ateiti. Aš dar girdėjau tokį sportą paparduose, yra tribulus, ten kažkokia šaknis, dar kažką. Ir vieni labai sako, kad veikia, kiti sako, neveikia. Kiti veikia neigiamai, dar viena nauja. Aš neigiamai, tai nesu tos, kad neigiamai veikia, bet aš nesu ir kad teigiamai veikia. Aš esu už tą, kad, nu, realiai, jisai yra kaip maisto papildas, tiesiog, nu, realiai kaip ir multivitaminai. Sakau, nu, jeigu tu papildai tiesiog savo visą mitybą ir kaip racioną, tai jisai yra geras boosteris, bet kad jisai konkrečiai ten veiktų būtent įsieklydės, ten yra šiaip į varpą, ar ten geresnė ten sperma, ar ten geresnį kraujo pritekėjimą, nu, dėja, bet ne. Tai dabar čia pakalbėjome apie bėdas visokias, o su kokiom problemom dažniausiai ateina vyrai pas urologus, kokia va ta pati pagrindinė būtų? Tai tik tais dar kartą pasakysiu, ne tik tais vyrai, ateina ir moteris. Tai va, ir šiaip kas yra irgi smagesnės galbūt dalis, ką vyrai galėtų išmokti ir pasimokyti, moterys ateina anksčiau pas urologą negu vyrai. Todėl, kad vyrai dažniausiai tempia, dėl to, kad vyrai šiaip nenori eiti pas gydytojus, o tuo pačiu tuo labiau pas urologą. Tai žinutė į namus, kad atėjus ten 20, 30, kartais net 40, nu nėra, kad mes čia kišam tą pirštą į užpakalį, ko čia visi vyrai labiausiai bijo, nu taip nėra, nes dažniausiai ateina tiesiog profilaktiškai pasitikrinti, susižinoti daugiau patys apie save.
kas galbūt dabar su jaunesnė karta yra visai smagu, nes jaunesni žmonės ateina patys, jie nori pabiškai daugiau žinoti apie save, nori save pasitikrinti, nori praeiti kaip techninį aptarnavimą. Tai moteris ateina anksčiau, ankstyvesniam amžiui ir kaip ir prieš tai minėjau, ateina dažniausiai kartojasi cistitai, šlapimo pūslės uždegimai, šlapimo nelaikymas, dirgli šlapimo pūslė, kai reikia daug kartų eiti pasišlapinti po nedidelius kiekius, pasitikrinti dėl akmenukų. Iš vyrų tai ateina dėl naktinių kilimusi, silpnos šlapimo srovės, dėl erekcijos problemų, pagal prostatos vėžio programą. Ir tie tikriausiai, kaip ir sakau, kad profilaktiškai pasitikrinau. Gali, manau, kad visus pasakau. Tai toks tarsi mažiau gėda jau žmonėm. Tikriausiai, pabiški tas, kad visi pradeda rūpintis iš anksčiau, nes mes šiaip dabar kaip visuomenė, mes daug ilgiau išgyvenam. Ta prasme, mūsų gyvenimo kokybė ženkliai gerėja. Mes ir Lietuvoje gyvenam, aš nežinau, sakau, kai Monake tikriausiai. Ir žmonės vis tampa vyresni. Ir čia kažkada mes diskutavom, kaip pavyzdžiui, kokiais, nežinau, 90-aisiais ar 80-aisiais atrodė 50-mečiai, kaip pavyzdžiui 50-mečiai atrodo dabar. Čia yra absoliučiai skirtingi dalykai. Taip, net tai ir apie vyrus ir apie moteris. Ta prasme, super, tiesiog pasaka, ten gražu žiūrėti. Tai čia 50-mečiai, bet ir tie patys 60-mečiai ir 70-mečiai. Aišku, ten yra ten tų išimčių, bet šiaip, tai manau, kad ir apskritai visa ta diagnostika, visi tai, kad kai kurie galbūt ne savo norų, kiti yra ten priversti, kitus ten gal kažkas iš vaikų, anūkų ten atveda, bet jie visi vis toliau nugyvena ir urologai irgi yra vieni iš to, kas prisideda, kad žmonės ilgiau gyventų arba kad turėtų kiti tą savo seksualinį gyvenimą dar vis dar aktyviai. Yra, nes ateina tikrai ir kad moteris atveda savo vyrą ir kad jom pagerintų, ypač, pavyzdžiui, jeigu žmona, pavyzdžiui, jaunesnė ten iš savo vyrą, kad kažką vyrui čia mano duokit, kad čia būtų. Yra buvę, kad ir jau garbingesnis yra amžius, vyrui buvo, man atrodo, 75, moteriai buvo gal 68 ir jinai jau sako, žinok, padarykit, jūs ten nukirpkit jam gal kažką, ten sako, aš jau nebegaliu, viskas, man 68, man atrodo. Sako, jis vis nori, aš sako, aš jau nebenoriu, nes jisai dar sako, aš noriu vaistų, nenori, tu jau vaistų nebenori. Sprendimas priimtas. Tai, o jeigu liūdnesnis dalykas, kaip yra su lytinėmis lygomis, ar ateina pas urologus su tokiais dalykais? Jo, čia dabar irgi, kada čia prieš porą gal savaičių buvau irgi kalbėti tokis Kinky Festas. Žinom. Tai pas juos dieninį daly pranešimą skaičiau irgi apie lytiškai plintančias ligas. Tai čia visam pasaulyje yra didėjanti problema, mes galbūt... Tai vis dar didėjanti? Vis dar didėjanti dabar. Taip, todėl, kad... Tik mažėjanti, kad žmonės ten saugosi? Ne, tame yra blogiausias dalykas, kad žmonės vis dar sunkiau saugosi, jie ir su tuo mažiau saugojimuose ateina dar tas, kad dabar visi nori daugiau turėti tų partnerių, visi nori pasibandyti, visi nori atrasti save, galbūt čia tu man tinki, galbūt aš rasiu gal dar kažką geriau. Yra daug tų tokių atvirų santykių ir šitas dalykas, tas partnerių visoks keitimas ir neretai tas yra tiesiog pasitikėjimas, kad, aš pasitikiu, kam čia dėtis ten, pradings ten dalis ten to malonumo. Jo, nesąmonė, čia tas pats kaip vėlus alkoholinis. Jo, tai visi šitie dalykai sukelia tai, kad dabar vis didėja. Ir kitas, kas dar labai, atsiminiau, ką norėjau sakyti, žmonėm nuėmė baimės jausmą tai, kas, pavyzdžiui, 90-aisiais buvo didžiausias bumas, tai živ. Tai dabar su živ žmonės gyvena puikiai normalų savo gyvenimą, tai tais, kad vartoja vaistus. Tiesiog. Tai irgi šitas vienas demonas, kuris buvo kaip neišgydoma liga, kur tu gali ten numirti kaip Merkuris arba kaip ten Easy E.
Tai dabar šito nebėra. Tai žmonės savo vaistukus ten toliau nugeria, ir ką, ir gausi, tai gausi, ir viskas. O kitas tas lytiškai plintančias, tai ŽPV, tai pasiskiepė ir šiek tiek esi ramesnis. Herpes virusas, tai iš to nepabėgsi, nes čia yra virusinis. O chlamydijas, sifilį, gonorėja, trichomonas, realiai viską sugeri vienais ten atvejais vienkartinai ten antibiotiką, kitą ten kokias 2 dienas, paskui ten 7 dienas, 10 dienų antibiotikus sugeri ir pilnai susitvarkai ir neturi jokios problemos. Tai galbūt šitas supratimas, kad galima taip daug tų ligų spręsti ir didina tos būtent lytiškai plintančių ligų susirgymo skaičius. Ir kitas, kad žmonės patys ateina, turi tuos santykius, jie patys ateina, norėdami išsitirti, arba turėjo kažkokius nesaugius lytinius santykius, ateina, nori išsitirti. Dabar kas yra kaip tendencija arba trendinantis dalykas, kad po biškį, pavyzdžiui, ten tose bendruomenėse, kur yra kaip svingeriavimas ar kažkas, tai jie nori, kad, pavyzdžiui, tu atsineštum pavyzdžiui, pasidaręs testą ir, pavyzdžiui, leisim ten kažkurį viena iš laboratorijų, kad nesusifotoshopintum ar ten kažkaip, o kad tu atsineši testą, kad pasidarai, kad jūs čia galite turėti ant tos santykius. Paskui pas mane tikrai ne vienas ir ne 2 atvejai yra buvę, kad ateina vaikinukai, nori pasidaryti testą, nes susirado antrą pusę ir antra pusė reikalauja. Tarp mūsų jokių santykių nebus, kol tu man neparodysi, kad yra ten testas. Tai labai teisingai. Tai čia yra super, čia yra... Net negal. Čia pagrindinis, tai čia ir yra, kad iš tikrųjų, tu neši čia atsakomybę tiek pats už save ir kad tau būtų ramiau, bet tu neši ir už kitą partnerį, kad tu esi atsakingas ir teisingas ir prieš kitą. Tai tie skaičiai irgi, sakau, jie auga ir iš to, kad žmonės tikriausiai patampa atsakingesni ir jie nori išsitirti, nes lytiškai plintančios didžiąją dalim jos, jeigu nėra kažkoks ūmus pats susirgimas, tai jos gali labai ilgai būti tavyje, jos gali niekaip nepasireikšti. Ten, pavyzdžiui, pas mane vienas pacientas susirgo, jisai sifiliu mes tik paskui išsiaiškinom. Dabar gal šis po 2 metų paaiškėjo, nes pas jį buvo ten toks nespecifinis bėrimas. Iš pradžių buvo guziukas prie varpos, bet kol jisai, aišku, atėjo, nes jisai nenorėjo eiti į privačią, jisai nuėjo į valstybinę, kol jisai atėjo, to guziuko nebeliko. Paskui jisai nuėjo pas dermatologus, nes pas jį buvo delnuose toks išbėrimas. Ir dermatologai ten irgi kažkaip nieko ten nenustatė, pasižiūrėjo, viskas tvarkoja. Ir paskui po gal 2 metų, žinau, kad iš kolegų jisai jį paguldė, man atrodo, gal į psichiatrijos skyrių, kad jisai, nesjaunas vyras, jisai kaip asmenybės sutrikimas jam pradėjo. Jo, todėl, kad jisai pradėjo pats realiai nebelabai gaudytis. Vieną dieną jisai yra fainas, kitą dieną jisai yra piktas, kitą dieną jisai yra apatiškas. Ir būtent ten nustatė, kad pas jį yra neurosifilis, kad tas sifilis, jisai tuos 2 metus, jisai jemyje buvo, kaip pasakytas žodis. Išgydoma paskui? Jo, paskui su antibiotikais. Tik tais, kad kai daeina iki jau tos vėliausios stadijos, tai tie liekamieji reiškiniai vis dar lieka. Bet, pavyzdžiui, su sifiliu, tai jeigu, pavyzdžiui, yra ten pirmose ten tose stadijose, kur buvo ten tas guzelis, čia kažkoks ten tas pabėrimas, tai jeigu ten būtų kas nors padaręs kraujo tyrimą dėl sifilio, tai viskas būtų paėmę ir susitvarkę ir čia... Tai liekami kas jam dabar. Tai tie tokie lengvi asmenybės ten tie sutrikimai, tai taip ir gali būti. Tai o jeigu norisi anonimiškumo, tai aš Kaune, tai nežinau, Vilniuje tai yra Demesta, tai prie Gerosios Vilties, kur priklausomybių centras, tai ten gali padaryti anonimiškai, tu nieko tavęs neprašys, tai dėl sifilio, dėl živ, dėl hepatitų ir dar dėl kažko, bijau sumeluoti. Tai irgi išsitirti, dėl tų paprastų, ten visokios gonorėjos, chlamydijos, dėja pas mus jos yra mokamos, bet valstybinėse įstaigose padaro, nėra, kad ten kosmosą kainuoja, privačiose šiek tiek daugiau, bet jeigu tu nori žinot, nežinau, net ir privačiai ten tie 70 eurų, nėra, kad čia
baisiausia dalykas. Svarbiau. Nu taip, jau geriau negu, nežinau, sisioti britvom ar ten, žinai... Paskui tas gydymas daug daugiau kainuoja negu tas testas. Ne, nu tai tas gydymas, dažniausiai ten tie antibiotikai visiems kainuoja dažniausiai kokių ten 20 eurų bendrai sudėjus. Nebent ten kažkokiu magišku būdu tu turėsi papulti ten į stacionarinę ligoninę, tai, bet tada iš vis niekas nekainuos, ne? Gali būti, kad, tarkim, yra ta liga ir jinai yra besimptomė. Gali. Gali, ne? Jo, tai va, sakau, va, su tuo sifiliu, tai taip pat irgi, pavyzdžiui, buvo tos pačios chlamidijos, pavyzdžiui, chlamidijų, jeigu neklystu, apie 80% ar 60% visų moterų, kurios jau serga, jos yra besimptomės. Nieko neturi jokių simptomų. Jos tais perduoda ir, pavyzdžiui, būna, kad užsikrečia paskui. Ir dažniausiai paskui iš vyrų, nes paskui koks deginimas prasideda arba gleivės iš varpos. Čia irgi vienas toks klinikinis atvejis. Tai vienas vyras ateina, nustatom, kad jisai serga gonorėja, bet išsiaiškinom, kad jisai buvo pas laisvą elgesio moterį. Ir ateina paskui antras vyras, čia ta pati diena. Ir jam irgi nustatom, kad jisai buvo pas laisvą elgesio moterį, kur jam pabaigoje, tipo, kaip vyšnė ant torto, jinai padaro oralinį. Pačio pabaigoje. Čia, tipo, dovanų, ne? Susimokė, tai bonusas. Ir tą pačią dieną ateina trečias vyras, kuris ėjo pas laisvą elgesio moterį, jam padarė oralinį ir mes jam nustatėm gonorėją. Ir tada... Ketvirtam ne, tam trečiam, sakom. Arba jūs nueikit ir pasakykit tai moteriai, kad jinai serga gonorėja. Ta prasme, nes, jinai čia yra nešiota. Arba tegul jinai to bonuso nebeduoda, niek. Ta prasme, nes, tu turi būti vaikai atsakingas, neišsigydys galės, toliau tvarkytis šitus dalykus. Tai... Pas mane tai buvo irgi tokia, ne pas mane, tokia draugas pasakė. Tai tikrai draugas. Kaip draugas, pažįstamas. Irgi tam pasigavo ten kažkokią lygą, jis buvo neištikimas, aiškiai. Ir, jinai ant jo ten pradėjo pykti, ką tu čia man užnešiai. Jisai tipo kontrataką, jisai ant jos tą patį, žinai, tai kažkaip pabūdavo, taip ir liko, tai čia jaučiu svingeriai nežinodami buvo, ar kaip čia gaunasi. Kažkaip panašiai. Jeigu jiem kažkaip praėjo, ta prasme, nieks nieko nebepuolė ir vis susitaikė. Tai reiškia, abudu taip darė. Ne, tai tikriausiai. Tikėtina. Tai ypač jeigu išteišino, kad jie abudu žinai darėjo į kairę. Bet čia irgi iš tų tokių klinikinių situacijų, tai turiu vieną pacientą tokį, kur, jisai tolimų reisų vairuotojas, tai pirmam kartui, tai kai jisai atėjo, nėra, kad aš savo tikriausiai šausiuosi koją sakydamas, bet buvo tas, kad, šiek tiek toks buvo, kur pagal simptomus tu man viską pasakoji, ten visas deginimas šlapinantis, ten paėmėm ten tą tepinėlį, ir ateina, kad yra chlamidijos. Bet jisai man žmogus numušasi rankai krūtinę, ne. Gerai galvo, ta prasme, aš tikrai tavęs nesmerksiu, prie sienos nekalsiu, parašiau aš antibiotikų, jisai sugėrė. Jisai ateina pas mane po 2-3 mėnesių, vėl tas pats. Žmona. Tai, kai trečią kartą atėjo, ir jisai, pas mane apsiverkęs, ir aš jau tikrai, jau antram kartą aš tikrai nebuvau, kad smerčiau, bet trečią kartą man jau jo gaila, jisai žmogus pas mane ateina. Ilgųjų reisų vairuotojas yra tokie tie stereotipai, žinai. Šiek tiek yra, bet trečią kartą, aš matau, kad jisai ateina, nes trečias kartas gal buvo dar po 2 mėnesių. Tai jau realiai per pusę metų jisai 3 kartus. Ir jisai man sako, bet sako, daktarė, sako, aš tikrai, sako, aš neinu, tikrai, čia aš, bachūro žodis, ne, taip. Ir aš jam taip ir nesakau, gal nesakau, ne tavie problemas. Ir aš matau pas jam gyvenimas, jisai, paskui ir nebeatėjo, bet jisai, kol jisai tikriausiai yra išvažiavęs, tai jo žmona turi galbūt kažkokį kitą gyvenimo palydovą. Tai va, tai... Trumpūriais. Va, ar stereotipai. Tai va. O, pažiūrėjau, kaip nors gali užsikrėsti lytiniam ligom, bet ne lytiniu būdu.
Tai, pavyzdžiui, tą pačią kaip ir sakiau, gonorėją tai galima paprastai per burną užsikrėsti. Nu, yra ten tų šansų, ten per bučinius, ten, pavyzdžiui, tas herpes virusas, tai jisai šitai persiduoda nuo ŽPV viruso, taigi dabar skiepija vaikus, tai irgi, kad jisai nepersiduotų. Ką aš žinau, anksčiau šitais tom kraujo ligom tai būdavo, kad persidavo, kaip būdavo donorystė, bet dabar, kadangi pakankamai gerai atskiria ten tą kraują, tai šitų problemų nėra. Nu, čia yra ten tie reti atvejai, bet dėl lytiškai plintančiom, jos dėl to ir pagrindinė vadinasi lytiškai plintančios lygos, nes šansai yra didžiausi. O būna, kad gal vyrai bijo pasitikrinti, nes, tarkim, aš kaip pirmą kartą jau man tik pasakai tą procedūrą, tai ten Jėzus Marija aš dirbėjau. O kaip buvo? Nu, kaip buvo? Pasakas. Kaip buvo? Ten irgi, kas yra kas iš kraujo, tavo kaip ir minėjau, tai živ, hepatitai, aš dar sakau, živ, hepatitai, sifilis, tai yra tyrimi iš kraujo, tai šitų kitaip kažkaip ir nenustatysi. O dėl paprastų, ten tų pačių dažniausiai, dėl ko kreipiasi, ten visokios, sakau, ten tos trichomonos, chlamidijos, gonorėjos, tai dažniausiai daro arba tepinėlį, kitos laboratorijos dar duoda tiesiog šlapimo indelį turėti nešti. Aš tepinėlio tai atsinubijojau, ten tas tokį kabliuką tą įkišą. Jo, bet į skylutę. Nėra pats maloniausias tikriausiai gyvenimo. Tai greitai viskas. Jo, ten ateini. Realiai, aš užkalbu dantį, pas mane, kur kabinete aš pagrindai dirbu savo didžiausią dienos dalį, tai jį prideda į tą visą tokią pakuotę, ten kur laboratoriją užsakius, įdeda tokį vieną labai didelį teptuką, tokį, žiauriai didelį. Šiaip, jisai yra skirtas varpos galvutį nuvalyti, bet aš užkalbu dantį, tai aš labai, nes yra įdėtas kartu iš tikrųjų yra mažesnis, ten tas šepetėlės, kurį reikia įdėti. Bet mes dar esam užsakę, kad, kuo mažesnis stresas būtų, jisai dar pas mane yra plonesnis. To prasme, su kokiu mes turėtumėm imti, tai maždaug kaip dantų krapštukas, o mano yra maždaug kokius 1/3 dantų krapštuko storis. Toks tikrai labai labai plonas, toks, kaip siūlas, ne? Bet aš užkalbu dantį, aš pirmiausia parodau vyrai, kad, nes ateina ir bijo, tikrai visi bijo. Jo, ten 18 ar 19 jau. Bet aš kai parodau tą teptuką ir sakau, žiūrėkit, duodu pasirinkti. Sakau, dažniausiai tai iš tos baimės, man sako nesvarbu. Gerai, sakau, žiūrėkit, duodu, šitą teptuką, tą, kur iš tikrųjų varpos galvutį nuvalyti, ne? O ne, akis dar didesnės. Sakau, dabar žiūrėkit, turėčiau imti su šitu, su kuriuo iš tikrųjų parodus, kuris įeina į mūsų ten tą paketą, pagal kurį užsisakomas. Bet aš jeigu norit, aš jums siūlau, tą duodu savo patį. Ai, tai šitą tai gerai. Toks, čia vėlgi tas pats, kaip aš pačioje savo konsultacijos pradžioje pradedu, tokį bairiukus kažkokius, kad, susikurti tokią draugišką atmosferą, kad, kiek įmanoma nuimti ten tą įtampą. Tai, ir iš tikrųjų, tikrai nėra pats... Jo, iš tikrųjų nėra tai baisu. Paimite tą tepinėlį per šlaplę. Tai jeigu kažkoks yra buvęs gyvenime skausmingesnis šlapinimasis, tai maždaug kažkas va tokio. Šalčiau kažkur, jeigu vyras yra pasidėjęs ir biškį pašalęs tą mažą dubenį ir reikia biškį daugiau pastangų įdėti šlapinantis, tai maždaug toks yra tas jausmas. Tai žodžiu, su vyrais kaip su vaikais, su moteriam, tai niekas ten nejuokauja. Taip jau yra. Ir viskas. Tai jūs jaukų nesuprantat. O tai, tarkim, tačiau uždarant lytinių ligų temą, ar gali būti mirtina lytinė liga? Ar kažkiek tada gali progresuoti, kol... Kas, tai pagrindė tos mirtinos, tai bet vėlgi mes sakom, kad dabar jau susitvarkom su živ, su hepatitais irgi jau susitvarkom, tos remisijos nueina. Sifilis irgi toks, šitai galbūt yra patys tokie rimčiausi iš tų susirgymų, bet jie yra mirtini, jeigu jie yra negydomi. Bet kadangi jie yra normaliai pakankamai gerai gydomi, tai, kad jau čia tai visiškai vieną kažkokį pasigavus ir numirsit, ne. Dabar čia turim story time. Čia tavo draugas taip pasakoja? Tai aš šitą jau papasakojau. Gerai, ar esi susidūręs su pacientais, su sekso traumomis ir nelaimingais atsitikimais? Taip. Davai, šitie turėtų būti geri.
Tai, nu, jeigu kažkas, kas klauso, kas žiūrės, galvosit, kad jums lūžo varpa, sekso metu dažniausiai būna dviem atvejais. Aš jau žinau, gali būti dar trūkęs pasaitėlis. Tai trūkęs pasitėlis, tai labai tiesiog daug kraujuoja. Taip. Sakė daktaras, gydytojas, kaip ten sakė, nebijokit. Taip. Tai nieko, nenukraujuosi, tikrai ten nuo to plyšta pasitėlė. Tai čia, nežinau, čia aš šito net neskaitau, nors turėčiau tikriausiai. Čia tikriausiai pati dažniausiai iš tokių sekso, nes pasitėlis tai yra tas dalykas, kur iš apačios, kai apyvarpė atsismunka, toks, juostytė tokia, kuri, yra iš apačios. Tai į varpos galvutę ten ateina kraujas, tai jinai būna, kad jeigu intensyviau, pavyzdžiui, ar oralinis seksas bus, ar dažniausiai, būna su oraliniu seksu arba su masturbacija, tai būna per stipriai atitraukiama apyvarpė, jeigu vyras yra neapipjaustytas, nes apipjaustytas vyrai šitos problemos neturi ir būna, kad jinai per stipriai nuplėšiama. Tai čia dažniausiai, aš manau, kad visi urologai, kurie yra dirbę priėmime, tai šitą dalyką 100% turi, nes čia sakau, tikrai yra buvę, kas pasakotų, kad mergina, tai, kuri su breketais yra dariusi vyrui ir tas breketas užtriuko, bet čia vis dar ta pati trauma. Bet čia irgi galbūt žinutė, ką norėjau į namus, tai kad varpos lūžis, tai jeigu būna dažniausiai arba vyras ant nugaros, arba šuniuko pozai, ir jeigu ant nugaros, tai moteris per aukštai išeina ir varpa šiek tiek išlenda ir tada moteris visų svorių, arba vyras, nebūkime seksistais, ne? Tai užlenkia ir tada varpa užsilenkia. Arba šuniuko pozai varpa išeina ir tada su dubeniu ir kitas partneris tai sutrenkia. Bet irgi nesumaišyti ar to sumušimo tiesiog. Arba yra varpos lūžis, bet varpos lūžis tai būna toks, nežinau, nemoku to garso padaryti, būna labai aiškus jisai pokšt garsas. Tiesiog toks, nežinau. Tai ir kas su tuo būna dar visą laiką, čia yra kaip taisyklė, turi varpą iš karto suglebti. Nebebūna erekcijos. Jeigu erekcija laikosi, nebus lūžė. Viskas yra tvarkoje, būsit susimušę, galbūt ten skaudės, galbūt neišeis jau ten tų santykių palaikyti, bet ta varpa paskui nuslūks ir paskui, nežinau, ibuprofeno išgersit ir viskas susitvarkys. O čia dažna trauma ar nelabai? Ne, nėra dažna trauma. Kad varpos lūžis būtų? Ne, nėra dažna trauma. Jo, nėra, kad taip dažnai čia sulūžtų. Ir sakau, čia turi būti pakankamai tokia, daug tų veiksnių turi supulti į vieną vietą. Ir jau turi ten būti pakankamai šiaip toks, sakyčiau, šurkštus tas seksas. Galbūt sekso traumų būna dažniau savaitgalis, kai visi apsvaigę būna, žinai, ar išgėrė, ar dar kažką. Tai intensyviau varo. Su šitais savaitgaliais ar galbūt tais vakarėliais, tai aš čia ne pirma vieta, kur, žinai, šneku ir galbūt irgi tą noriu tokį žinutę perduoti. Tai čia irgi, nes visiems mes turim ir fainą turinį čia daryti, bet ir turim kažkokią perduoti mintį. Dabar kas vis populiarėjantis tas dalykas, tai mes vėlgi vakarėjam kaip šalis, tai mūsų ir vakarėliai tampa, ne, daugiau tokie įdomesni. Tai problema atsiranda tada, kai vyrai prisiuosto kokaino, dabar tas arba kristės, arba amfos, ir jie yra tokie mačio, kaip povai, ten jau savo povo šokį šoka, bet kai reikia paskui glattavot merginą, tai ten būna bueno, nieko gero. Ir šitų momentų, nes kartu su kokainu dažniausiai visi vartoja alkoholinius gėrimus, čia nederantis tandemas šiaip su erekcija ir lytiniais santykiais tikrai. Ir tada kažkodėl reikia sugalvoti gerti tablečių erekcijai skatinti. Ant viršaus, jo. Tai labai geras derinys. Tai šiaip daug kas praeina ir ypač jeigu jaunesni vyrai eina ir praeina ir jeigu čia būna vienkartinis ten koks atvejis, ir ten, nežinau, labai jau tu ten nuėjai, tai nebus taip visiems tikriausiai, ką aš čia dabar sakau, bet esam susidūrę tikrai iš tų didžiųjų ligonių ne vieną ir ne du kartus. Ir čia, sakau, būtent susijus su narkotiku, būtent apie tų stimuliantų vartojimą, alkoholio vartojimą ir būtent erekciją skatinančių vaistų vartojimą. Tai turi tuos santykius, ta varpa pasistoja. Ir turi tuos santykius, jos ten, pavadinkim, geri kokybiški lytiniai santykiai. Net gali jūs turėti, pavyzdžiui, 2 valandas. Kaip ir visai neblogai skamba, imu kaip ir šitą dylą, ne?
Tik tais, kad, ten apie baigimą, tai mes dažniausiai apskaitai šitais atvejais net nediskutuojam. Pavartojus, ne? Jo, pavartojus dažniausiai, tikrai, su tabletėm ten tom, tai tu gali pabaigti. Bet jeigu tu sudėdi ten tuos visus stimuliantus, alkoholį ir tabletės, realiai, kad tu pabaigsi, aš nežinau, šansas yra, nežinau, 1 iš 100 gal, kaip pavyzdys. Bet yra. Bet ne čia yra, žinai, problema. Taip. Jeigu tu 2 valandas turi tos santykius, ta varpa tavo tokia, tavo ta partnerė arba partneris jau gali būti, žinai, kad nebelabai norės turėti, nes tas 2 valandas arba turėsi labai daug lubrikacijos turėti, nes 2 valandas iš turėti lytinius santykius jau yra reikalų, nes dažniausiai lytiniai santykiai trunka, kiek? 15, 20, 30 minučių. Arba tu ten per kelis kartus, ten su visokom glamonėm, tai tada gali tu tas 2 valandas, bet čia realiai apie tas 2 valandas. Bet ta varpa nenusileidžia. Ir ta varpa toliau būna, pavyzdžiui, jau 3-4 valandą ta varpa, jau tada jinai pradeda mylinuoti. Jinai toks pradeda kaip batlažanas darytas tarp tavo kojų, iš tos varpos kraujas nebeišeina. Tai čia yra viena iš kitų urologinių būklių, kaip yra tas varpos lūžis, tai čia yra ekstrinė urologija, kur jau čia yra aukštoji matematika. Tada yra inksto plyšimas, dažniausiai po didelių traumų, ir yra būtent šitas vadinasi priepizmas, kai iš varpos kraujas nebesugeba ištekėti. Jis įteka. Nemaloniai. Labai blogai. Tai skausminga? Skausminga, nes tas varpa, jinai toks kaip batlažanas, prisirpusi. Ir dažniausiai vyrai po kokių tik 8 valandų atvažiuoja, nes jau jam maišo, kad ta varpa nebenusileidžia, skauda. Tai paskui išsako visus šitus savo visus vakarėlio nuodėmės iš karto išberia, kad mums žinot, tai čia žinutė į namus, kad šito nebūtų, tai paskui gausit, kad mes jums subadysim tą varpą su tokiais kaip virbalais, kad visą tą kraują ištrauksim kokius ten gerus 0,5 litro, jeigu nedaugiau. Tokią paliksim, kaip tą prancūzišką batoną ten visą suvarsite, ne? Jo, ir, tada mes jau tik kartu galėsim susėdę, pasimelsti ir žiūrėti, ar išliks dar jums erekcija ar ne. Nes jeigu ilgiau bus užtemta, pavyzdžiui, toks dalykas, tai šansai tik tais mažėja, kad jau nebeliks erekcijos. Ir čia, kame šitas yra dalykas problematiškiausias, kad mes kalbamgi apie kategoriją nuo kokių vyrų, ten 25, 30, jau 45, tą patį jėgų žydėjimą, ne? Tai nuo 30 metų vyrui nebeturėti erekcijos, kaip ir nuo bueno. Tai paskui čia irgi yra vieni iš tų pacientų, kam gali būti, kad mes galėsim dėti varpos implantą, nes jisai yra jaunas vyras, tik tais nebeturintis erekcijų. Tai irgi primetat prie pačios pradžios, ką mes kalbėjome, ne? Tai čia baisiausia trauma kažkokia ar dar buvo ko nors baisiau? Apie sekso traumas? Jo. Tai iš sekso traumų, tai nežinau, kiek čia, žinai, yra sekso trauma, tai buvo, kad reikėjo vyras atvažiavo pas mane į priėmimą ir sako, kažkaip paprastai, šlapinus. Sako, tokias srovytės, ten purškės, bet tave ir neina, jaunas vyras. Tai čia ta long story short, tai paskui įsidėjom su kamera, įėjom per varpą ir žiūrim, kad jam rutuliuką draugai tiesiog, kai jisai smigo, jam tiesiog į varpos skylutę įkišo rutuliuką, žinai, tokį karoliuką. Žinai, kaip buvo tokį. Čia kai draugai, man atrodo, pats jis tam pasidarė. Tai žinai, čia aš sakau, ką jisai susakė, žinai. Geri draugai. Jo, tai va, o nežinau, yra dar, žinai, ten tokių istorijų, ką žinau, bet nežinau, kiek čia yra senaties, žinai, termino pas mus yra. Pas mus yra, jo, kažkas gali supėti, žinai, tokie yra ir tokių neištikimybės rimtų atvejų, kur yra žmona uždėjusi vyrui savo vestuvinį žiedą jam ant varpos. Tai paskui viskas pasibaigė to, kad jai buvo baudžiamoji byla. Tai va, tai, Vaikštai su to žiedu. Reikėjo, jisai atėjo atvažiavo su gangrenuojančia ten tą varpą, reikėjo kirpti ant tą žiedą, ten... Čia net jau nepapadu, čia vis kitas lygis. Savo žiedą Nes ta žinai. Tai čia bet kuriuo atveju čia iš yra... didelės rankos, žinai, moters tai nebūtų. Vaizdas, žinai, toks nebuvo pats maloniausias. Čia Lietuva. Jo.
Jo. Tai. Tai va, sekso traumos. Ką, šiaip pagrindinės, aš manau, temas mes kaip ir aptariam, ir visai smagiai iš tikrųjų. Yra dar ir žiūrovų klausimų. Aš atrinkau, stengiausi tokius, kad nesikartotų su praėjusia laida, kurioje kalbinome Balį Dainį. Jeigu kažko mes neatsakėm iš jūsų klausimų, tai atsisukite sekančią laidą, tai tenai galėjo būti tikrai atsakyti. Arba dar kartą užduokite. Arba kitam sezonui, arba ten jo, kažkada. Atsakysim vis tiek. Taip. Tai gerai, gal pradėkime nuo tokio klausimo. Klausė vyras, kokia bėda gali būti, jeigu neišlaikoma potencija. Čia erekcija, manau, ne? Aš perskaičiau, kaip jie rašo. Jo, čia kaip jie rašo, taip aš ir... Supratau. Tai kokia būtų problema, jeigu neišlaikoma erekcija? Turbūt tą turėjau. Jo, tai čia bet irgi, ką mes tikriausiai ir šnekėjom, tai žinai, reikia įsivertinti, kada jis ją išlaiko ar neišlaiko visai. Tai nes gali būti, jeigu kažkokie gyvenimo įpročiai, ten yra didesnis svoris, netinkamas gyvenimo būdas, ten rūkymas, ten alkoholio vartojimas, kažkoks fizinio aktyvumo nebuvimas. Tai čia yra tas blokas toks. Paskui kitas, ar jisai neišlaiko erekcijos ir, pavyzdžiui, masturbacijos metu, ar tik tais, su antra pusė, ar galbūt, nežinau, žiūri į kaimynę ir viskas ten yra tvarkoj. Tai tada šituo atveju, problema yra tiesiog pačiuose namuose. Tai galbūt reikėtų pasišnekėti su ta antra pusė ir pasižiūrėti, įsivertinti, kas galbūt patinka, galbūt elementariai ten tie patys visokie cosplay, kažką gal apsireng, galbūt kažkokią preliudiją padaryti, nes, ta irgi, kas yra ta pasakykime, erekcija, ta potencija, jeigu tu ateini ir iš karto sakai, tai dabar duok man čia, viskas, eina. Tai vienas dalykas ir tau pačiam gali būti, kad ten nelabai iš karto tai pakils be kažkokios tos preliudijos. Ir kitas dalykas, kad antrai pusiai. Tai irgi, reikia žaisti tą povo šokį, reikia, užliuliuoti, viskas turi ir prasidėti, ne tik tais dabar, ne tik tais, tai va dabar 9 vakaro, 10, ir dabar mes eisim pasipist. Galima ir taip. Taip. Ne vis laiką išeina, ne? Reikia visiems bent jau tada kokio kibiriuko lubrikantą reikės. Bet jau žiūriu be 5 dėjinusi. Bet žinai, dar reiškia ir tu pati, žinai, labai nori. Žinai, čia tada, žinai, reikia išsišnekėti, kiek jūsų pačių, žinai, yra tas noras, žinai, ten turėtos. Kartą savaitę, kitam ryte per pietus vakare. Taip, tai va, žinai. Arba, žinai, jeigu tu nori išlaikyti erekciją, nors tu jau turi kokius ten 3 santykius, ten, žinai, nežinau, ten 9, žinai, ne, kaip mes dabar sakai, žinai, po 9:20, ne ten po 9:40. Ten tą 4 kartą, žinai, čia jau tu gali būti Johnny Sinsas ir, žinai, ten gali būti, kad jau, žinai, nelabai pavyks ir gali būti jau tavo pati, ar ten pats irgi, žinai, gal jau sakys, gal jau tu tą 4 jau, žinai. Jau skauda. Jo, tai, sakau, čia, žinai, daug tokių dedamųjų. Dar vienas vyras rašo, esu vyresnio amžiaus, 60+, pradėjau jausti erekcijos sutrikimus, anksčiau vartodavau stimuliuojančius vaistus, bet ir jie ne visada dabar pagelbėja. O jei erekcija atsiranda, tai kita bėda, labai greitai ateina ejakuliacija. Gerai, nesvarbu. Gal atsirado kažkokie įdomesni preparatai? Yra atsiradę ir vaistų yra, ir kad išlaikytų erekciją ilgiau, kad jinai būtų tokia ir standesnė, nes labai neretai kas ateina, nes yra kas pagerina erekciją, kad ta erekcija būtų, kaip erekcija, bet jinai duoda, kurie vaistai duoda tokį, kaip ir prieš tai sakau, toks apie, daleisime, 80%, ne, kad atlaikytus. Tai yra kitiem, kuriem galbūt nereikia, kad jinai, pavyzdžiui, ilgiau laikytųsi, bet reikia, kad jiem būtų, ten toks, kad ten jau, žinai, kad visos gyslos išlystų. Jo, tai va, kiti nori, pavyzdžiui, šito, tai, čia yra urologinis pacientas, tikrai gali eiti tiek į valstybinę, tiek į privačią įstaigą, parašys, vaistų dėl greitos ejakuliacijos irgi yra, kad šiek tiek nujautrina varpos galiuką ir, ne taip greitai galima ejakuliuoti.
Tai tikrai tiek vieną, tiek kitą problemą galima spręsti. 63, ne? Kažkas ten. 60 plus parašė. Nu tai va, tai 60 plus, tai tikrai dar lytiniai santykiai long way ahead ir viską galima spręsti. Bet, kaip ir va prieš tai sakiau, gyvenimo įpročiai irgi turi būti koreguojami, bet čia kaip ir visi kiti specialistai gali pasakyti. Didesnis fizinis aktyvumas, nerūkyti, nevartoti alkoholio, svorio korekcija, čia sakau, čia tai aš manau, kad kartosiu, bet tiesiog irgi čia viena iš žinučių tipo į namus. Kitas klausia, neturiu jokių problemų. Čia. Tik vieną, neturiu per dažnai ir per daug, ne. Tik vieną irgi blogai parašė. Jo, čia daug klaidų gramatikos. Vienu žodžiu, vyrukui per dažnai ir per daug stovi. Va. Džiaugis kol gali. Ne, tai yra kitas momentas, pavyzdžiui... Bet jisai dar žvenka padėjo, tai jisai laimingas. Ai, tai tada... Jo, tiesiog norėjau pasakyti. Tiesiog norėjau pasakyti. Nes yra galbūt čia kas žiūrės, gal save atras, kaip klausytoja, tai yra momentas, kad yra vyrai, kurie, yra tiesiog, pavadinkim, hiperseksualus ir pas juos, pavyzdžiui, tos ir naktinės erekcijos būna dažnos ir jos būna tokios, labai tvirtos, labai nemalonės netgi ir jie būna, yra vyrai, kurie dėl tų naktinių erekcijų būna, kad nubunda. Tai, čia irgi, nieko nepakeisit. Vienas dalykas, kuris kažkiek gelbė, tai tie dažnesni lytiniai santykiai ir pati masturbacija, bet, tiesiog yra gera dubens kraujotaka ir čia tiesiog, kad neišsigastų, kad, nubunda dėl stajako. Gerai, kaip moteriai suprasti, kad pas vyrą problema su potencija, o ne pati moteris jo nedomina? Tai vienas, tai tikriausiai žinoti, kiek jūs kalbatės, kiek esate atviri, kiek patys tikriausiai santykiai. Ir šičia turi būti, kad viskas buvo, pavyzdžiui, iki tol tvarko ir, kad atmesti visas tas galimybės, kad ten, pavyzdžiui, visi ten tie darbai sudaryti, kad ten kažkokie darbai neslėgia, kad ten, nežinau, vaikai, nežinau, irgi nėra, kad maišyti, kad tas visas gerbuvis būtų viskas tvarkoj. Tai jeigu visą šitą atmeta ir pas vyrą, nėra to kažkokio noro ir jisai, ką žinau, būna, kad ir privengia ten tų pačių santykių, nes kas labai dažnai vyrus išmuša, jeigu, pavyzdžiui, būna kažkoks vieni nesėkmingi santykiai, arba jie nesugeba pastatyti varpos, kad būtų ten, arba, pavyzdžiui, pradeda tos santykius turėti, ir kaip jau viskas jau susiviliojo, tas povo šokis įvyko, ten jau kaip ir viskas turi būti, ir kaip ir atrodo ta varpa standi, ir reikia penetruoti makštį, ir jinai suglemba. Ir paskui tu ten gali va šitai visai daryti. Ir paskui vyrai, čia būna labai dažna problema, kad vyrai paskui bijo turėti kitus tos santykius. Ir čia reikia galbūt irgi aiškintis ir kalbėtis, ir čia, kažkiek gali tie visi erekcijos vaistai pagelbėti, nes jie, pavadinkim, pagrąžins šiek tiek tą tokį pasitikėjimą savim, nes, daugiau kraujo pritekės į tą mažą dubenį, bet, čia tikriausiai, manau, kad šito klausimo tikriausiai ir bus ta autorė ir užklausiu su panašia problema, nes tikrai yra, kas buvo atėję, kad, paskui kalbi su vyru, nes dažniausiai čia irgi ateina vyras su moterim, jie kažkaip pradeda, tada moteris išeina, ir jis sako, man ten, nepasisekė. Ir ten, pavyzdžiui, aš sako, ir tiesiog būna, kas sako, aš sako, dabar bijau, sako, o kas bus, jeigu nepavyks? Bet sako, o kas bus, jeigu pavyks? Čia irgi reikia, nes tu dažnai save įsivarai čia į kampą ir tu bijai, nes čia kaip ir bet kur gyvenime, dažniausiai mes bijom nežinomybės, nes mes bijom, o kas bus jei? Tai visą laiką tu gali turėti, bet čia nėra ir kad nuo amžiaus priklausantis dalykas. Šitas dalykas gali susidurti tiek jaunas vyras, kuriam ten 20, ten tiek pat tas, kur, sakau, iš vakarėlių, kur ten super mačo, jeigu jisai ten nieko namuose neturi, jisai ten gali ir šitaip, ir šitaip, ir šitaip, ir ten ir oraliniai, ir niekas, ir ten kaip bus toks makaroniukas, ir teta išvažiuos namo pikta. Taip, ką mes dar čia turim?
Kaip pagerinti potenciją sulaukus 50 metų. Nu tai mes, man atrodo, šitą kaip ir šnekėjom. Šiaip reikia dar prie tos potencijos gerinimo, tai tas bendras fizinis aktyvumas ir yra dubens stiprinimo pratimai. Tai tikrai, kas šičia klausia, tai internetu moka naudotis YouTube, jo, dubens stiprinimo pratimai, dabar dirbtinis intelektas irgi gali viską ten sugeneruoti. Stiprinant mažąjį dubenį, pagerėja kraujotakai mažąjį dubenį, tai mes kaip ir kalbėjom, kad ten nuvarpoje, tai būtent konkrečiai, tai kraujagyslės yra 2-3 kart plonesnės negu širdžiai, tai jeigu susigerinsim kraujotakai ten, tai automatiškai bus geresnė ir pati erekcija. Gerai, o pavyzdžiui, susilaikymas nuo sekso, pliusai ir minusai, klausė vyras. Ką žinai, kas yra tas susilaikymas? Jūsų tai nematau. Neturėjimas turbūt. Bet kiek žinai, ar čia tipo, tu, kad kankini ir tu savo moteriai sakysi, nu jau ne, mes šią savaitę turėsim tik vienus santykius. Arba, žinai, nepadarai čia man valgyti, nu ir dabar tu pis negausi. Žinai, nu tai, žinai, čia priklausomai, nes, nu vėlgi, nėra kažkokios taisyklės, kiek ten reikia ejakuliuoti ir kiek reikia neejakuliuoti ten per dieną, per savaitę ir kiek tų santykių reikia turėti ar nereikia turėti. Tai, žinai, pas mus kunigai santykių neturi, kiek mes žinom. Taip, bet visiems, sakykime, taip kaip yra, kaip mes buvom mokomi, kai auginame, tai ir viskas yra tvarkoje. Tai nebus, kad ten kažkas blogiau nutiks, bet irgi žinutė į namus, pagal naujausias gairias, Harvardo studija buvo daryta, pernai matau dar šiemet, ir buvo teigta, kad turint 21 ejakuliaciją per mėnesį, 20. Nėra, kad daugiau didesnis skaičius, pavyzdžiui, ten būtų geresnius rodiklius. 21 ejakuliacija per mėnesį mažina prostatos vėžio tikimybę. Tai va, sakyčiau, tada reikėtų tokio išsinešti iš to mintį, kad 21 kartą per mėnesį būtų visai gerai ejakuliuoti. Čia nebūtinai kalbėti apie lytinius santykius, čia kalbama apie ejakuliaciją. Tai va, tai naudos yra. Žinai, susilaikyti, būna, kam pavyzdžiui, mes skiriam, kas turi lėtinį dubens skausmą, arba kiti tai vadina ten lėtinių prostatitų, kažkur čia skauda, visokių ten tų pasakymų. Tai būna, kam pavyzdžiui, mes paskiriam irgi, kad jisai nesusilaikytų, nes būtent sėklinės pūslelės ten esančios šalia prostatos, jose būna kartais uždegiminis procesas, kurį reikia ištuštinti. Tai manau, kad susilaikymas, nežinau, valios parodimas gal. Šiuo momentu mūsų pokalbė nesugalvoju, kuo tai būtų super naudinga. Nieko žodžiu. Nebent gal vieną dieną. Kad pakaup didesnį turinį, ne? Prieš pasimatymą. Ne, gal tada atvirkščiai. Kad ilgiau užtemtum, žinai. Tai galima paskui pakartoti. Gerai, tu klausk apie kofeiną. Aš negeriu kavos, galiu iškart pasakyti. Ir energetinį negeriu. Ar kofeino vartojimas gali kenkti erekcijai? Vyras klausė. Tai pagrindė čia jisai veikia taip, kaip veikia ir spaudimas padidintas. Arba kiek tu skysčių suvartoji. Jeigu tu gersi tik tais kavą ar ten tos energetinius, jie kelia spaudimą, tai automatiškai padidės spaudimas, kaip ir prieš tai šnekėjom, blogina erekciją. Tai va, tai skysčius... Blogina. Tada, kad spaudimas pakilęs, tai blogėja. Jo. Tai va, tai... Bet, nežinau, kiek ten reikia tos kavos prigerti, žinai, tai, nes... Nekelia. Bet dabar jaunimas tos energetinius tai daužo, tai ten... Bet nekelia spaudimo. Aš, pavyzdžiui, turiu žemą, aš ir išgėrus ir kavos ir energetinį, man ten per 5, taip iš 100 į 105. Man tai šitas. Tai bet, žinai, jeigu tu, pavyzdžiui, yra kiti, kurie, pavyzdžiui, geria 12 espresso podelių per dieną. Aš 4-6, pavyzdžiui. Nieko. Man tai kažkaip aš išgeriu, žinai, tai kažkokį nerimą man sukelia. Jo, pradėti. Man nereikia. Na gerai. Ir čia dar vienas paskutinis ir turbūt toks finalinis. Ar galima gydyti erekcijos sutrikimus ir kokie vaistai tinkamiausi? Vyras klausia. Vyras klausia. Nors?
Iš vaistų kas yra? Tai pas mus rinkoje yra sildenafilis, avanafilis ir tadalafilis. Tai aš čia juos veikliosiom medžiagom pasakau. Tais brandais nesakysiu, jie ten turi pakankamai savo gerai ten tos reklamos, niekas mums plius už tai nemoka ir visi mes ten tas žinom, mėlynas tabletės ir panašiai. Ne? Tai va, tarp jų pagrindinis skirtumas, tai avanafilis, tai jisai yra naujausias vaistas tikriausiai rinkoje. Jisai suveikia greičiausiai, jeigu neklystu. Jo efektas gal apie 4 valandas, bet jisai duoda tą tokį 80%. Ne? Tada yra sildenafilis, tai jisai pats skaitosi seniausias, tai jisai duoda, bent jau taip literatūra rašo, kad duoda tvirčiausią, tokią standžiausią tą erekciją, toks, kad dažniausiai visi nori. Bet jeigu ten bus ten išgėręs, privalgęs, efektas bus toks ribotas. Ir yra tadalafilis, tai tadalafilis šiaip dažniausiai tai renkasi tokių, kurie turi tokius, pavadinkime, arba ilgalaikius santykius, nori biškai daugiau tokios laisvės, tai tadalafilis išsigeriamas, jisai suveikia gan lėtai, jisai suveikia po 2-3 valandų, bet jo efektas, jeigu nėra daug ten tų pašalinių, ten tų daug papildomų ligų kažkokių, tai jo efektas yra iki 36 valandų. Tai jeigu, pavyzdžiui, penktadienį ten vakare išgersit, ten galima, jisai nėra, kad labai stipriai reaguotų, žinai, ten jeigu žemės tu prisigersi, tai galbūt neveiks. Bet jeigu ten su kokiu ten vynu, su vakarienė, tu nori kažkaip turėti visą tą džiaugsmą, arba, pavyzdžiui, išvažiuoji, nežinau, į Druskininkus, ten į Birštoną, tai penktadienį vakare išgėros, tai tu jausi tą efektą ir iš penktadienį į šeštadienį, ir iš šeštadienį į sekmadienį, tas efektas. Tai duoda šiokią tokią laisvę, kad tu nebūsi priklausomas ten nuo tos tabletės. Tai va, paskui, jeigu šitie vaistai neveikia, tai tada yra dar injekcijos tokios į varpą, kurios irgi padaro tą varpą standžią. Jeigu ir tas vaistas neveikia, tai tada susitiksim varpos implantų įdėjimą. Ką aš manau, kad priėjom prie pabaigos. Gal dar norėčiau, kad palinkėtum žiūrovam arba būsimiem pacientam, kurie bijo, tai ten gėdėsi pas urologą, jiems reikia, bet jie tempia, gal kažkaip juos padrąsink, kad tas problemas reikėtų spręsti, o nelaikyti. Ne, tai manau, kad svarbiausias dalykas tai yra nebijoti. Nes čia sakau, tu neši atsakomybę prieš save, prieš galbūt ten savo antrą pusę. Visą laiką yra įdomu tiesiog žinoti, nes dabar viskas yra nusprendžiama, diagnostika pas mus yra tiek urologijų, tiek visose kitose specialybėse, jinai yra pakankamai gera. Lytiškai lygos visos dabar yra išgydomos arba tu papuoli į remisiją, tai irgi kaip tau tokį nedrąsumą turėtų nuimti. Tyrimai nėra skausmingi, pirštą tikrai ne visiems pacientam į užpakalį. Gal reiktų pasakyti, kad daktaras tavęs nebars ir negėdins, gal dėl to irgi, žinai, žmonės irgi... Taip, galbūt, žinai, iš anksčiau yra daug kas atsinešta, žinai, šitą baimę, kad yra, kad čia tave kažkas merksta, nežinau, kals prie kolo. Mes dabar tikrai, bent jau aš už savo tą jaunesnę kartą, ten galbūt ir 40, kažkur 50, tikrai, tiek gydytojai, mes norim būti vakarietiški, mes norim padėti žmogui, mes norim, kad jisai jaustųsi gerai, kad jam suteiktume gydymą, kad jisai galėtų gyventi savo pilną vertį gyvenimą, kaip iš urologinės pusės, kad gyventų tą savo seksualinį gyvenimą, kad galėtų džiaugtis, ir kad nugyventi, žinai, dar ilgiau negu iki dabar, iki mūsų, žinai, žmonės gyvena. Labai gerai pasakyta. Tai šiaip ką, tada turbūt baigsim mes. Tai ačiū labai tau, Martynai, kad atėjai pas mus, apšvietai, tikrai tikiuosi ir žiūrovam bus naudinga. Dar labai norėčiau padėkoti Sugar klubui, kuris mus priėmė. Užeikite, vakarai čia tikrai nenuobodu, čia ir mūsų vakarėliai kartais vyksta. Tai pamatysit šiek tiek tą klubą iš arčiau. Kas dar, kodas XI30, like, subscribe, komentarą. Laimėsiu 3 mėnesių narystę už geriausią komentarą, o nuolaidos kodas veiks visą vasarą. Tai ačiū labai, iki rudens. Ačiū, iki.